talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. I don't believe I've ever met anyone quite like you. Oh, yeah? You will never see a more chilling performance than this. Robert De Niro in Martin Scorsese's Taxi Driver. Are you talking to me? Are you talking to me? Sveikas, Vilmantai. Labas, Laurinai. Ar nori su manim pasikalbėti šiandien apie filmus ir ne tik? Taip, noriu su tavim pasikalbėti. Šiaip tai jaučiuosi dabar kaip sekso linijos darbuotojas. Šiaip labai keista klausyti savo balso per ausinės su tokiu radijišku mikrofonu, nes kiekvienas balsasgi yra vienaip skamba šiaip, kai, žinai, žmogus bendrauja. Ir kitas dalykas yra tas balso radijiškumas, kur prideda tą papildomą prieskonį. Tai man toks, labai patinka mano. Kiekvienas dar toks atodusis girdis. Ja. Tai va, bet mes turim su Vilmantu pratintis, čia naujas kanalas, mes atsukam juostą, bet mes šitoj rinkoje nesam tokie nauji, nesam šviežiena. Nepiemeniai. Jo, kai kas mus galbūt žino arba nežino, mes darėm video podcastą. Irgi apie filmus, ekrano vergai. O po to transformavosi ekrano kartą. Kartą jo, nes, žinai, nenorėjom kancelacijos, taip sakant. Ne, šiaip tai yra paprasta priežastis, mūsų nemetė YouTube'o paieškoj. Nemeluok, tu bijojai tiesiog, kad tave gaudys su deglais Bernin. Tai kur Bernin dabar? Paskutinė mano žiniom, tai, paskutinį kartą šią apskritai mačiau Kadu penktadienį, bet dar prieš tai žinau, kad jinai Abu Dabi gyvena. Su vyru lietuviu, kuris nėra Dūmas, nes siegi kabino Dūmas. Aš nežinau, kiek tu žiūrėjai Kelią į žvaigždes. Žiūrėjau tik finalus, tai va, ten kur muzika ir spalvos. Jo, tai mes šiek tiek, kas buvo mūsų fanai, arba tiesiog žiūrėdavom mus, mes ten labiau kalbėdavom visokie top 10, kalbinam svečius, čia viso to irgi bus, bet mes dabar pagalvojom, kad yra labai daug puikių, nuostabių filmų, kurie tiesiog nėra gal tiek lietuviškoj spaudoj, lietuviškose portaluose ar televizijose, dar kažkur internetuose išnagrinėti ir išnarplioti. Tai mes tiesiog paimsim senas geras arba naujas netokias geras juostas ir jas atsuksim. Jo, gal tik pridedant, gal man atrodo, daugiausia aišku filmus, bet manau pakalbėsim ir apie serialus. Tikrai yra ne vienas legendinis serialas, kurį galima išpjaustyti. Ir čia galbūt tas tikslas yra ne paviršutiniškai, o kažkiek, giliau lysti į filmo vidų. Ir vis tiek diskusijoje gimsta tiesa ir kai vienas dalykas, kai tu vieną žiūri ir susidarai kažkokią nuomonę, kitas dalykas, kai sėdi akis į akį prie gana imtimiai mažo stalo, tai mūsų diskusijose gims tiesa. Tai va, kadangi kino teatrus šturmuoja tiesiog beveik 4 valandų monstras, siaubūnas, Scorsesės paskutinis galimai arba ne pasispardymas. Ne, jau paskelbta, kad ne. Jezus, seneliuk, tau jau laikas į pensiją. Tai va, Killers of the Flower Moon, gėlių mėnulio jūreiviai. Žudikai, gėlių mėnulio žudikai. Tai yra filmas, kuris šiaip susirinko tokių, mačiau, prieštaringų vertinimų, kad Scorsese sakė, kad jisai tenai sudėjo viską, ką jisai norėjo sudėti ten, bet daugelis sako, kad gal jau nebe tie laikai tiems dalykams, kuriuos tu norėjai sudėti ir sako, kad čia tiesiog ištemptas filmas ir čia toks balaganas. Aš tai girdėjau, vėlgi aš nemačiau, tai tik iš tų pirminių, tai girdėjau, kad, šiaip tai žiauriai geras filmas. Tiek, apskritai kino mėgėjam tiek. Tu skaitai Letterboxdą, aš mačiau tik tokią. Čia mes ir skiriamės. Ne Letterboxdą, bet kas dėl ilgumo, tai girdėjau tą mintį, kad, ką jisai padarė, tai kad, kiekvienas veikėjas turi ganėtinai, žinai, ta prasme, plačiai yra išnagrinėjamas, kad tu susipažįsti su veikėju, žinai jo motyvus, ta prasme, tu susiduri, nusipieši savo jo paveikslą ir kadangi veikėjas yra ne vienas ir ne du,
Tai įsitęsia į 4 valandų filmą. Tai va, tai yra Scorsesės pasispardymas, seneliuko Scorsesės pasispardymas su kitu seneliuku Robertu De Niro, bet kadaise 76 metais, tai čia neskaičiuosiu kiek, aš ne matematikas, prieš daug metų, prieš, nežinau. Aš matkės B turėjau, tai aš... Neskaičiuokim, broliai kurmiai. Tai 76 metais jie nebuvo tokie seni nuopezos, jie buvo jauni ir žvalūs ir jie sukūrė bendrai filmą Taxi Driver. Taksi vairuotojas. Taksi vairuotojas. Dušman. Negalima sakyti, kad čia jie sukūrė, tai parašė tą filmą Paulas Schraderis, kurį jūs žinot iš daug Scorsesės filmų. Tai ir iš Įsiutusio buliaus, iš paskutinės Kristaus, ko ten, Gundimo. Galvojau, kad kančios. Temptation, tai gundymas. Temptation, jo. Tai jis norėjo šitas žmogelis filmą šiaip duot, režisuot kitam tokiam, kaip čia pasakius, gangsterių ir panašių žulikų kino atstovui Brianui De Palmai, kurį jūs geriau žinote iš Scarface'o, Žmogaus su randu. Bet Brianas De Palma buvo toks, nenoriu aš. Ir tiesiog davė Scorsesei pasibandyti. Jo, ir mūsų, kaip sakyt, šito susėdimo tikslas yra vis tiek giliau panagrinėti ir jeigu tu žmogau netyčia įsijungiai nematęs taksi vairuotojo, tai mes va tokį, kaip sakyt, paskanavimą dabar pradžioj duodam, tada tu nueini pažiūri ir tada jau gali grįžti. Tai apie ką šitas filmas yra, tai jis pasakoja apie jauną Vietnamo karo veteraną Trevisą Bicklą, kurį ir vaidina minėtasis Robertas De Niro. Šiaip aš visą laiką, kai aš kokius pirmus 2 ar 3 kartus žiūrėdavau filmą tą, aš maniau, kad ten yra Trevisas Bickle. Agurkėlis. Agurkėlis, ne, jis yra Bickle ir jisai dėl nuolatinės nemigos nusprendžia dirbti naktimis taksistu ir jis tampa tokius savotiškų miesto stebėtojų ir jam kaip ir vienodai, į kuriuos rajonus važiuota, jisai pamato visą tą purvą, visą tą sašlavyną New Yorko, narkotikai, prostitucija, nusikaltimai, Naujininkai. Gal naujininkai prieš kokius, gal 10 metų, dabar vis tiek mūsų Vilnius tvarkosi, Vilnius valasi. Vilnius be cirkų. Jo, Vilnius be cirkų. Šiaip tai lyrinis nukrypimas, aš labai mėgstu apsigyventose vietose, kur anksčiau buvo nebaisiai gerai ir tai didelį išgąstį varo mano mamai. Dabar aš gyvenu Naujamiesty ir jinai ten dirbo prieš jau gerus 20 metų, būtent, per gatvę. Ir sako, Dieve, tu ten gyvensi. Labai įdomiai skamba, kai tavo mama tokiam rajone dirba. Naujamiestį, nes stoties rajono Naujamiestį prie dabar, kur hiperimi yra. Tai sako, Dieve, kaip baisu, sakau, tai kad, žinai, Naujamiestis, taigi čia toks augantis rajonas, sako, vienaragiai, taip toliau sako, mano bendradarbė tai toj gatvėje nudūrė. O padūrė ar nudūrė? Padūrė. Jeigu tiksliau, tai bendradarbė Renata vis dar yra gyva. Bet labai buvo lyrinis nukrypimas. Tai jo, tai čia dar tas New Yorkas, kaip kažkada buvo pas mus Naujamiestis stoties rajonas ir naujininkai ir mato Trevisas visą tą sašlavyną ir jisai galiausiai kažkada jam trūksta plionkė ir jis nusprendžia imtis veiksmų, apie tos veiksmus pakalbėsim kiek vėliau. Tu užsiminė apie Paulą Schraderį, apie scenaristą. Apie seną Schraderį. Tai jis kažkiek iš savo asmeninio gyvenimo pasiėmė šitam filmui ir pasiėmė šitam rašymui. 80-metis ta pradžia nebuvo pati sėkmingiausia Paului. Neturėjo darbo, neturėjo pinigų, paliko merginą. Jisai kurį laiką neturėjo kur gyventi, gyveno savo automobilyje ir kartais išsilauždavo į savo merginos namus, bet tik įsitikindamas, kad jos ten nėra. Bent jau taip internetas man sakė ir visus to savo... O ką jis darydavo ten, uostydavo jos triusikus? Aš nenoriu tikrai žinoti, ką jisai ten darydavo, tai lieka istorijos, kaip sakyt, puslapiam būti užverstiem. Ir jis visus tos savo išgyvenimus, visą tą savo kančią norėjo sudėti į scenarijų. Ir bent jau, kaip sako internetas, tai jisai kaip motyvacinė priemonė savo pasidėjo užtaisytą ginklą. Tikriausiai labiau motyvuojantis dalykas negu, nežinau, ten plakatas kažkoks nors su motyvaciniu šūkiu. Ir labai skiria... We are the people! Jo, arba ten stay strong, stay calm, stay hungry, stay humble. Tai
vienur sakoma, kad jis parašė per 5 dienas, kitur yra per 10, bet maždaug per savaitę pasistatęs tą užtaisytą ginklą, jis parašė taksi vairuotoją, kaip tu ir sakei, norėjo pirmiausiai duoti palmai, galiausiai atsirado pas Scorsese šitas scenarius ir toliau viskas yra istorija. Tikrai ne vienas, kaip sakyt, auksinis apdovanojimas, kurį gavo šitas filmas, tai nominuotas buvo 4 Oscaram, tarp jų geriausiam aktoriui De Niro, geriausiai... Bet taip ir negavo. Taip ir negavo. Jo, nei vieno negavo. Buvo nominuotas geriausia aktorius De Niro, negavo, geriausia antraplanė aktorė Judy Foster, kuriai tuo metu buvo 13-14 metų. 12. Jinai kestinta buvo 12, vis tiek filmas sukurtas tai po kurio laiko, tai ten 13, gal 14. Pakalbėsim po to. Čia. Jo, negalėtų žiūrėti dar N14 filmo. Ji negali žiūrėti filmų, kuriame ji pati yra. Tai. Jo, dar buvo nominuotas geriausiam filmui ir geriausiam muzikiniam takeliui ir tas kompozitorius gavo nominaciją jau po mirties, nes mirė kūčių vakarą ir čia buvo jo paskutinis darbas. Tai jeigu čia nieko nenuskynė, tai nuskynė auksinę palmę šakelę Kanų kino festivalyje 76 ir man čia toks susišaukimas su... Scorsese jau tada buvo žinomas kaip režisierius, buvo Mean Streets, tos piktos gatvės, tas pats De Niro jau buvo žinomas tiek dėl tų pačių Mean Streets, tiek dėl Krikštatėvio 2, už kurį gavo jisai Oscarą, bet vis tiek taksi vairuotojas buvo vienas iš tų filmų, kuris pastatė tą Scorsese ant pjedestalo ir man čia yra susišaukimas su Quentinu Tarantino ir Bulvariniu skaitalu. Kad kaip ir Pasiutę šunys irgi buvo tas filmas, pirmasis filmas, kuris kaip ir, sakykime taip, supažindino žmonės su tuo, kas yra Tarantino, bet Bulvarinis skaitalas kaip ir rašė Tarantino į tą kino istoriją ir, čia panašumas tas, kad abudu jie gavo auksinę palmę šakelę. Kodėl jūs, piliečiai, kurie gyvenot su visa pagarba po akmeniu ir nematėt šito filmo kažkodėl, turėtumėt pažiūrėti jį? Tai yra filmas įkvėpęs visai tokį kaip ir įdomų žanrą. Mes savo praeitame podcast'e, ekrano verguose kalbėjom, podcast'e tinklalaidėje, turėjom visą temą skyrę tokiems veikėjams, kuriuos internetai vadina literally me. Arba, čia aš esu. Tai manau, kad čia buvo tas pirmasis veikėjas, kuris tiems tokiems incelams visiems įkvėpė, kad blemba, jis toks vienišius, jis toks kietas. Ir būtent po šito filmo tiesiog pasileido šūsnis tokių kokybiškų gerų filmų su ta pačia potekste apie vienišių, kuris eina su savo sužalota psichika kovoti už savo kažkokius įsitikinimus ir tie filmai yra tamsus, jie yra geri, tai yra tokie filmai kaip Drive su Ryanu Goslingu, Nightcrawler su gerbiamuoju Jake'u Gyllenhaal ar Gyllenhaal, aš su visais ginčijuosi. Aš tai sakau Gyllenhaal. Aš sakau Gyllenhaalas, nes yra gifas, o ne džifas. Tai va šitas filmas būtent vadovaujasi ta tokia estetika. Jis šiaip yra 2 valandos, jis yra ganėtinai lėtas, bet jis neprailgsta. Jis turi tokius... Man prailgsta. Man ne. Man prailgsta. Šiaip tai mes kalbam apie filmą, aš atvirai prisipažinsiu, mes kalbam apie filmą, kuris man šiaip nebaisiai patinka. Jis man kaip nagrinėjimo prasme, tai jis yra įdomus, bet kad žiūrėjimo prasme, man kažkiek yra kančiai žiūrėti. Bet čia prie to prisideda ir apskritai tas dalykas, kad filmų sukurtų ką žinau, anksčiau negu kokie 85, 90-ieji, jie šiaip buvo daug lėtesni, man atrodo, jeigu jūs esat Jameso Bondo gerbėjai, labai matos ta pati filmų transformacija, kaip yra suprantamas, pasakojimas. Pasakojimas ir užpildymas kai kurių scenų. Labai paprastas pavyzdys, jeigu dabar, pavyzdžiui, Jamesas Bondas, Danielis Creigas ten bėgioja, mušas ar kažką, kad nebūtų tos nejaukios tylos, yra bent jau foninė muzika uždedama, ar ten garso efektai. Tu dabar spjauni gerbiamam Bernardui Hermanui į kapą. Ne, aš apie tai, kad, baigiant mano pavyzdį, kai Seanas Conneris muždavosi, tai būdavo tie tiesiog vyrų aikčiojimai. Ir tai žiūri. Šitą kažkas iškirps ir panaudos nedarėjom. Gerai, tai bilę mačytų. Tai su... onlyfans.com / atsukam juostą. Tai Taxi Driveris turi to. Ta prasme, aš nekalbu apie veiksmo scenas ar apie tai, kad čia apie muziką, manau, mes dar gal ir pašnekėsim, bet apie patį,
na, tą filmo lietumą dėl lietumo, dėl to, kad tai yra senas filmas. Aš nežinau, ar aš tiksliai išsireiškiu, bet, na, aš nesakau, kad tas filmas, žinai, jame nieko nevyksta, bet man yra jį sunku Bet šiaip, žiūrėti. blemba, Scorsese's visi filmai yra tokie, jis vis dar išlaikė tai, dėl to skundžias žmonės, kuriems neina kažkoks telefoninis žaidimas kino teatre ekrano apačioj ir jiem yra sunku tiesiog išsėdėti. Bet šito, pavyzdžiui, nebuvo, mano manimu, geriausiam Scorsese's filme Goodfellas. Jis buvo ilgas, jis buvo ilgesnis negu Dušmanas, bet, kažkaip, viskas ėjo taip bam, 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 bam. O čia buvo buvo tas toks firminis Scorsese's kepsnys, kurį reikia valgyti lėtai, čia nėra burgeris, čia turėjo jau. Bet žinai, kramtyt. pavyzdžiui, su tuo lėtumu, tai yra vienas tikriausiai lėčiausių Scorsese's filmų, tai yra Silence, tyla. Vis dar nemačiau jo. I- Aš nežinau, ar aš prisiryšiu kada nors pažiūrėti apie tikinčius žmonės filmą. Jo, tai ten yra daug lėčiau, ten yra, ta prasme, jis yra daug ilgesnis, ten yra daug lėčiau, ten iš viso praktiškai muzikos nėra, nes aš rašęs recenziją šitam filmui Silence, tai aš sakiau, kad čia labai susišaukia, žinai, su pavadinimu. Tyla ir yra muzikinis takelis. Ten su visom religiniam užuominom, jas nelysim, bet vien dėl to, kad tas filmas yra padarytas gal, ką žinau, 19-18, bijau sumeluot, bet, per pastaruosius 5 metus, sakykime, šiam amžiui, tai labai jaučiasi tas, kaip yra kitaip dabar daromi filmai ir kaip juos netaip sunku žiūrėti. Ir aš nesakau, kad aš nežiūriu senų filmų, tikrai aš žiūriu senus filmus ir filmus sukurtus dar ir Antro pasaulinio karo metais, bet tiesiog yra, aš pilnai suprantu dabar tuos žmonės, kurie sako, aš negaliu žiūrėti senų filmų. Yra momentas, yra kitoks pasakojimas, yra kitokia dinamika, yra kažkoks net kitokia nuotaika, kažkokia iš vidaus eina. Bet būtent reikia, aš manau, kad seniem filmam reikia nusiteikimo. Buvo man momentas, kai aš gerą mėnesį žiūrėjau It's Always Sunny in Philadelphia, nuostabus sitcomas, vienas geriausių man šiaip ne tik komedijinių, bet apskritai serialų su visom savo potekstėm ir kritika visuomeniai, kultūrinė kritika, bet jis yra beprotiškas. Ten vyksta nesąmonės, ten viskas labai intensyvu ir per mėnesį mano smegenys antiek išsisunkia, kad aš norėjau kažko sunkaus, tai aš pasijungiau, dabar bijau sumeluoti, PM4 ar PM7 Akiros Kurosavos 7 samurajus. Ten irgi 3 valandos su pusė, nespalvota. Tie ten samurajukai ten lėtai ten eina, ten kovoja, hi. Ten jis labai lėtas, sunkus filmas. Bet aš jo, šiandien grįžęs po mūsų įrašymo, aš negalėčiau pažiūrėti. Aš jo negalėsiu pažiūrėti turbūt visus šios likusius metus. Bet tuo metu man reikėjo, nes buvo tam tikras nusiteikimas. Tai manau, kad tiesiog nereik eiti į filmą vien tam, kad tu eitum į jį. Reik eiti į filmą, kai tu nori eiti į filmą, o ne tiesiog, visi čia eina, tai reik. Ne, čia tiesiog aš dėl taksi vairuotojo, tai ne pirma mano peržiūra. Tai žinai, būna, kad tu susigyveni, ta prasme, tu pasikeiti kaip žmogus ir po kelių metų vis tiek kitaip žiūri į dalykus, į tos pačius filmus, knygas ar dar kažką. Ir man čia jau kelintą peržiūrą žiūriu ir man yra kažkiek tos kančios. Bet kartu ta kančia, šiaip tai man atrodo, galim net jau ir nerti patį tą filmą. Tai ta kančia yra sukuriama tos nuotaikos ir ta nuotaika yra specialiai sukuriama dėl to, kokį mes matom veikėją. Jo, tai aš tik tais dar tiems, kurie jau išjungs mus po minutės, nes nenoriu jokių spoilerių, pasakysiu svarbius dalykus, kurie yra daugumai žmonių svarbus, kai jie renkasi filmą. Tai yra, ant kiek jis yra gerai vertinamas įvairiuose sąrašuose. Tai senas, geras IMDb. Tai 1, 2, 3, 123 vieta, o 2021 berods. Ne, 2022 metais toks kaip ir dienraštis. Žurnalas. Kas išeina? Sienlaikraštis. Kas išeina vieną kartą per mėnesį? Mėnesinis žurnalas. Mėnesinis žurnalas. Tai Sight and Sound, ganėtinai respektabilus vardas, tai paskelbė visų laikų 29 geriausių filmų. Tai čia iš vis, čia yra kosmos. Čia priduriant prie to, tai Sight and Sound kas 10 metų skelbė geriausių filmų sąrašą ir apklausinėja. Tai va. Apklausinėja kritikus, apklausinėja režisierius.
Tai tu Tai nepykit, kad nėra naujausio greitų ir įsiutusių Įsiutusios filmų. da- Jo, bet tu sakai apie 22 metus, 2012 metais, No. tai Taxi Driveris atskirai yra apklausinėjami režisieriai ir 12 metais buvo apklausinėjami tokie režisieriai kaip Scorsese, nu, tikėkime, nebalsavo jis už savo filmą, bet ten Francis. Aš man tokį Nausėdos vaibelį turiu, žinau. Bet tai jie po to viešai paskelbė. Dauguma viešai paskelbė savo sąrašus, tai būtų biški gal ir skandalas. Tai Scorsese, ten Tarantino, Francis Fordas Coppola, tai žodžiu, nepilnoj apklausoj, nepilnam tam sąraše, bet režisierių apklausoj Taksi vairuotojas užėmė 5 vietą, kaip geriausias visų laikų filmas. Tai 2012 metais režisieriam atrodė, kad Taksi vairuotojas yra 5 geriausias visų laikų filmas. Nu, let's agree to disagree. Ok, tai jūs, mėlėjai mano, kurie nesat matę šito filmo, dabar galit paspausti pauzę, bėgti į Netflixą arba užsidėti savo juodą raištį ir plaukti į giliasias jūras. Aš čia nieko nesiūlau, aš šiaip nusišneku dabar, bet jūs žinot apie ką aš. Ir tiesiog pažiūrėt šitą filmą ir po to jau grįšit ir pamatysit, kaip mes panarpliojom ir ką iškapstėm, kokią naudą pasaulio visuomenė ir kinui. Tai va, Taxi Driveris. Jis prasideda ir jis prasideda ilgai. Ten gal 5 minutės tas intro. Bernardas Hermanas pakvietęs geriausius Amerikos dudorius. Ir jie trimituoja. Ir tiesiog miestas. Ir tas taksi važiuoja. Miestas, taksi važiuoja. Kur dingo ilgi intro? Kada jie dingo? Nes aš neseniai dar žiūrėjau Kovos klubą, jis kelintų metų. Jis nėra senas, jis 99. Kažkur. Jis Bet jau 99. nėra senas, jau 25 metų. Nu, bet pagal mūsų, tą pagal filmų skalę. Nu, čia, žinai, aš kai klausau Led Zeppų ir man kas nors pasako, kad Tajo Cruz yra senos dainos. Ne. Tai va, nes Fight Club'e yra tas žiauriai ilgas intro, kur, jo, jie yra nereikalingi, jie man irgi nepatinka, bet kažkada va žmonės Bet čia matai, yra, sakai, suvokia, kad... ilgi intro, tai man atrodo, jie turi dabar nežinutę. Čia grįžtam prie to praeito, anksčiau buvusio to mano išstojimo, apie kaip skirtingai dabar kuria filmus, tai, nu, tas ilgų intro nebuvimas irgi rodo, nu, kiek pasikeitė, žinai, pats kino pasakojimas, kad jeigu tu jau ilgai rodai tiesiog bėgančias raides, tu turi kažkuo sudominti žiūrovą. Tai man puikiausias to pavyzdys yra Fincherio mergina su drakono tatuiruotė 2012 kažkur, jo. Tai yra ir va tie patys Led Zeppelin, Immigrant Song, tai yra Taip, aš sakyčiau, bene geriausia filmo pradžia, kokią aš mačiau. Bet ten ir atskiri, žinai, buvo pakviesti menininkai, kad sukurtų visus tuos vizualus. Čia tiesiog, ką mes turim su Taksi vairuotoju ir tai ilga pradžia, galim žiūrėti iš dviejų pusių. Iš vienos pusės, tai yra tiesiog, nu, tais laikais taip filmai buvo kuriami, kad tiesiog daugiau yra parodoma filmo pradžioje tų visų kūrėjų negu filmo pabaigoje. Nes jie žino, kad visi išeis tiesiog, nes nebuvo Marvel ir niekas nepasirinkdavo. Jo, galim iškart sakyti, Taksi vairuotojui nėra mid-credit scene, ta prasme nėra kažkokio nuorodos į kitą filmą. Niekas nežiūrėjo. Niekas nematė. Gal yra. Gal nukirpta buvo. Tai vat jūs tie, kurie išėjot žiūrėt filmų tvarkingai, tai pažiūrėkit iki galo ir papasakokit mums po to, parašykit komentaruose, ar kažkas yra. Jo, tai vienas dalykas yra, kad tiesiog filmai buvo taip kuriami, kitas dalykas yra, tai labai gerai sukuria tą nuotaiką. Tai yra tie iš dūmų išlenda tas taksi, nu, realiai mūsų vienas iš pagrindinių filmo simbolių, kaip tu ir sakai, ta muzika, kuri šiaip yra tokia... Zelena glazaja taksi. Dabar mane kenčiant visi. Ne tokia muzika, ne tokia. Pagrindinis filmo muzikinis takelis, kuris yra toks persimaišymas tarp tokio svajingo džiazo, nu, su kuo tau galėtų, žinai, asocijuotis New Yorkas, bet kartu ir su tokia panika, baime, nu, su kažkokio tokiu grėsme. Šiaip kontekstui, tai Bernardas Hermanas, kompozitorius šito filmo, yra geriausiai žinomas dėl savo darbo su siaubo karalium Hitchcocku. Tai jis, tai būtent ta vat grėsmė labai gerai jaučiasi, nes jisai kūrė muziką tokiem filmam kaip Psycho ir Vertigo panašiai. Tai. Jo, tai ir man atrodo, čia puikiai ir patį tą Travisą Bicklą apibūdino tas pats muzikinis takelis, nes su tuo pamišimu ir baime ir, na, kažkokia, nežinau, kažkokio siaubingo dalyko nuojauta persimaišo toks romantika, lyrika kažkokia ir
Tas pats ir New Yorkas. Na, mes matome tą patį New Yorką arba įsivaizduojam tą New Yorką, kaip žinai, Frankas Sinatra, džiazas, tas visas grožis ir glamūras ir kartu mes, žinai, matom tai, ką mato Travisas. Tai yra prostitutės, narkotikai, purvas, šiukšlės. O žinai, šiukšlės dėl ko šiai buvo? Aš čia pasakiau, kad 68 metais New York'e buvo šiukšlininkų streikas. Nieks nevalė miestų, jis buvo visas šūdinas, priperstas, pilnas šiukšlių ir švirkštų. Tai čia panašiai kaip Vilniui buvo, kai ten keitos tas atliekų surinkimas ir kur, aš nežinau, kiek tu matydavai Facebooko grupėse, bet tiesiog žmonės dalindavos, nes keitės tas grafikas šiukšlių išvežimo ir vis tokie, kada išveš mūsų šiukšlę šiemašiau? Ir kada gražins litą? Tai va, jo, tai filmo pradžia, jo, ir čia, man atrodo, va čia yra vienas esminių momentų, kad tave įveda į pačią filmo nuotaiką. Kitas vienas esminių momentų, tai yra tas pradinis Traviso pokalbis su tuo žmogum, kuris įdarbina į taksi įmonį, nes jis realiai tiesiog, jis mums kaip veikėjas prisistato, realiai jis viską papasakoja apie save. Aš esu Travisas, aš esu karo veteranas, man yra nemiga, man nesvarbu, bet kur kada dirbti. Ačiū Dievui, kad yra taip. Žinai, tuos prastus filmus arba indiškus, ten meksikietiškus serialus, lietuviškus netgi, kur susitinka veikėjai ir ten kokia jau 218 serija, tu gali būti įsijungęs, net nematęs pirmos serijos ir kūrėjai tam, kad suvoktum, kas yra veikėjai ir kokie yra santykiai jų, būna tas, sveikas, Vilmantai, Arūno sūnau, mano kolega. Ir, blema, kaip džiaugiuosi, kai filmuose nėra šito, kai yra viskas taip natūraliau pateikiama. Nes aš, pavyzdžiui, dabar daug geiminu, užsiimu buitiniu alkoholizmu ir geiminu ir žaidžiu Hogwarts'ą. Ir ten buvo vieta, kur užeina tiesiog studentė, profesor, and you, profesor, profesor. Ir išvardino 4 profesorius. Ką? Taip nieks nekalba. You fucking bastards. Gerai, čia mano... Čia tavo buvo įsiliejimas. Jo, nes aš nekenčiu, žodžiu. Jo, bet tai pačioje pradžioje mes tiek susipažįstam su nuotaika, tiek su veikėju. Ir šiaip gal susipažįstam šiek tiek su tuo, kuo tuo metu gyveno iš Vietnamo grįžę kariai. Čia buvo kasdienybė tokia. Bet čia matai, čia galima iškart į platesnį kontekstą žiūrėti, ne tiek, kad ir iš Vietnamo grįžę kariai, bet ir apskritai ta pati visuomenė buvo. Jinai išgyveno moralinę krizę, nes Vietnamo karas tai buvo daugiau nei 10 besitęsiantis, pavadinkim taip, tampimasis, kurio Amerika taip ir nesugebėjo laimėti. Ir kai tu žengi į karą, apskritai, Trumpas būtų laimėjęs. Per 3 dienas. Trumpas būtų gerą dylą padaręs. Žiūrėk, paprastas yra pavyzdys tas pats karas Ukrainoje. Mum jau atsirado tas nuovargis. Ta prasme, tu gali palaikyti ir visą kitą, bet tau atsiranda natūralus nuovargis nuo naujienų, nuo tų akcijų net palaikymo. Kad va čia vėl. Tai mes kalbėkime apie tai, kad dabar karas vyksta daugiau, beveik 2 metai. Nepilni. Ten karas vyko 10 metų. Valstybė yra antiek, visuomenė yra antiek išvargusi ir iš to išvargimo kas ateina? Ateina, sakykime taip, ir kartu ir nusikalstamumas, ir visuomenė kaip visuma pakrinka. Ir čia yra tiek Travisas yra pavyzdys, tai iš karo grįžusio žmogaus, kuris negali pritapti visuomenį, bet ir ta visuomenė yra jau netokia, iš kokios jis išėjo. Nes jis išėjo iš visuomenės, kuri einam į Vietnamą, mes laimėsim, Amerika, fuck yeah, demokratija. Jis grįžta į pavargusią, prasikaltusią, tokią supūvusią, net galima sakyti, visuomenę, kuriai pačiai reikia išgyti ir Travisas, kaip būdamas karys, jis mato, kaip ir, vėliau pamato tą galimybę, kad jis gali būti tas gydytojas, jis gali būti tas šviesos angelas, kuris, visą tą purvą išvalys. Ir mes paskutinė mintis, nuo pat pradžių mes pamatome tą jo pasišlikštėjimą tą aplinką. Po to tik tas pasišlikštėjimas iškyla į agresiją ir kažkokių veiksmų įmimasi, bet jis važinėdamas tom gatvėm, kadangi jis važinėja po tikrai prastus rajonus, jis pamato tas juodžiausias dėmes ir nėra taip, kad jis abejingai jas žiūri. Jis iš karto jas žiūri su pasišlikštėjimu ir jis iš karto kalba apie tai, kad čia yra pūlinys ir kad tą pūlinį reikia išvalyti. Jo, ir mes tiesiog šitoje scenoje pamatom tiesiog
eilinį vyruką, kuris gali būti jūsų dėdė, jūsų kaimynas kažkas. Bet tada yra kita scena, kuris jau gauna darbą, jisai važinėjasi ir fone skamba jo paties įgarsintas toks, jis rašo dienoraštį. Ir mes jau tada pamatome jo tą tokią labiau gal lyriškesnę pusę. Ir kaip tu sakei, jis keikia tą visą naktinę publiką, tą visą New Yorko pūlinį. Ir mes išgirstame netgi tokių to meto taksistų, dušmanų darbo tokių kaip ir negražiųjų pusių, nes jisai sako, kad jis vos ne kiekvieną vakarą baigęs darbą turi iš savo salonų išvalyti spermą, kartais kraują net. Ta prasme, kiekvieną šeštadienio vakarą Bolto vairuotojų, ką aš galiu pasakyti. Tai va, kažė, ar daug pasikeitė šiaip labai? Nu, iš asmeninės patirties, ne mane pykino, žmogus su manim pykino, bet jau įlipo žmogus, buvo maišelis paruoštas, mes įlipom. Bolto vairuotojas, salono valymas 70 eurų, iškart pasakė. Jau žmogus yra susidūręs. Jis turi tuos, žinai, spider senses, kur jau jaučia, kad davems. Ir čia aš pastebėjau tokį jau įdomesnį gal dalyką, kadrą, kurį galbūt praleidžiu daug kas. Čia jau mes iš karto pamatom, kur yra scena, kai jis valo tą būtent kraują, spermą, velniai žino ką ten, tą česnakinį padažą Šurajevą išpildo, ar kas ten wasabi. Jis iššauna tabletę. Ir tai jau parodo, kad jis turi gal šiokių tokių, ten tikrai ne nuo virškinimo, jis turbūt turi gilių psichologinių bėdų, psichiatrinių bėdų, ligų. Ir jis jau iš karto toks kaip ir hintas, kad va, čia nėra sveikas žmogus. Aišku, nebuvo jaučiu ten karių grįžusių, kurie sveiki. Šiaip asmeninė patirtis, aš daug turiu giminių užsienyje, daug jų mano ten senelių, broliai, pusbroliai išvarė į tuos pačius štatus. Ir mano močiutės pusseserė, kažkas ten tokio, turėjo sugyventinį, kuris buvo grįžęs iš Vietnamo, tai vieną vakarą jis tiesiog išsikasė kieme duobę, įlipo ją ir nusišovė. Tai vat, Vietnamas, good morning Vietnam, good night mano močiutės. Chachelė. Žinai, pas mus ta patirtis Afganistano karo yra, man atrodo, labai baisi. Labai gera knyga yra Kaip tampama albinosais ir man atrodo pats pavadinimas labai gerai įvardyja, kaip tie žmonės jaučiasi grįžę, jaučiasi kaip albinosai. Čia gal negražu taip sakyti apie kitą žmogų, bet man labai daug paaiškino, kai sužinojau, kad Naglis Puteikis yra Afganistano karo veteranas. The fuck? Ką jis ten veikia? Bulves, kad? Ne, jis kariavo. Jis tarnavo. Ar Naglis Puteikis yra nužudę žmogų, tu manau? Nežinau. Bet kartu, kai tu pažiūrė apie jo kai kurios keistus galbūt pasirinkimus. Kaip aš neįsivaizduoju. Ja, bet jis, gal, kai tu, visada yra svarbus kontekstas ir kaip Naglį Puteikį sužinai, kad jis yra Afganistano karo veteranas, gal atsako į kai kurios klausimus apie jį. Jo. Ja, čia šiaip nepabėgant nuo tos karo tematikos, tai ir pačioje filmo pradžioje tas yra kartu, kadangi Travisas neužmiega, jis lankosi labai įdomiose kino teatruose, kur rodo tiesiog pornografiją. Aš nežinau, man tai įdomu, ar Lietuvoje kada nors yra veikęs toks kino teatras. Blemba, aš nežinau, gal čia man kažkoks Mandelos efektas ar kažkas, bet tai buvo ir su klasiokais pasipasakojęs esu, kad tikrai tai buvo, kai čia prieš kokius 16 metų mažiau, kai dar buvau mokyklinukas, man atrodo, kad mums visiems atrodo, kad mes girdėjom reklamą, kad Forum Cinema buvo naktinis seansas kažkokio erotinio filmo. Aš užjaučiu tą valytoją, aš esu pats dirbęs Forum Cinema, amžinai jum atilsi, bet, aš nenoriu tikėti, kad tai buvo. Aš nenoriu galvoti, kad mano... Bet tai gali būti, jeigu rodo operą, tai gali ir porno filmą rodyti. Tai va. Bet jisai tame kino teatre, jis ten nesimasturbuoja. Jis tiesiog žiūri. Jis turi tą tiesiog laiko leidimą. Tai man čia yra vienas iš momentų, kad vienas dalykas, kad tai jam yra pramoga ir jis kartu nelabai supranta, kas galbūt yra normali pramoga, ką mes po to vėliau pamatom, bet kartu tai yra, ten yra jo interakcija su kasininkė. Labai creepy, labai fucked up, Jesus. Jo, tai čia parodo būtent tą, man atrodo, kad
kaip grįžtantis žmogus į visuomenę nesugeba, tarsi nesupranta, kaip veikia visuomenė. Tai yra žmogus, kuris buvo kare. Man šiek tiek gaila, kad nepasakė niekada filme, kiek jis laiko buvo ten. Bet akivaizdu, kad, kurį laiką ir akivaizdu, kad ten, kaip sakyt, nebulvės skuto. Tai jis yra apskritai praratęs tos socialinius įgūdžius. Jis yra albinosas ir jis bando eiti į kažkokį gerą kontaktą. Aišku, ta kasnik irgi nėra, kaip sakyt, man patinka. Maloniausias žmogus pasaulyje. Čia tokia lietuviška. Jo, tokia, ko nori. Tokia kebabinės, tokia... Ko nori. Šitoje. Jo, tai irgi nėra taip, kad jinai, kaip sakyt, aišku, tai yra keist, jo pats bendravimas yra keistas, bet kartu parodo, kad jisai nejaučia kambario temperatūros, taip liaudiškai tariant. Tai viena iš priežasčių mes galim vesti į tą jo tarnavimą kariuomenį ir buvimą Vietnamo kare. Jo, tai, bet jis ne tik naktinį gyvenimą gyvena, jis ne tik Vilniaus Batmanas yra, jis mėgsta pasivažinėti ir dieną. Ir visame šitam purvo, šūdų ir mižalų, prasigėrusių kekšių, Užteks. Jo, aš tiesiog bandau pagauti jo dvasią. Visame šitame šlamšte jisai pamato Angelą. Ne Merkel. Angelą Baltą. Jis pamato, pamiršau jos vardą. Betsy, kurią vaidina, Jesus, labai... Sybil Shepherd, kurią jūs žinot, čia yra viena tų aktorių, kur, tas veidas. Bet Kai vaidino, kurį vaidino, nebent, žinom, iš Taxi Driverio, bet šiaip tai... Čia viena iš tų aktorių, kur Amerikoje vis tiek žinomesnė negu pas mus, buvo ten serialas su ją Moonshine ar Moonlight, kur jinai vaidino, žinau, kad jinai ten vaidino su Bruce Willisu ir po to jie ten Pykos, kuris yra didesnė žvaigždė už jo. Bet čia visiškai lyrinis nukrypimas. Jo, bet jo, yra tas Angelas, bet kartu jis kažkaip keistai nusprendžia, Travisas, kad jinai yra tokia pati kaip jis. Kad jinai irgi šlykštisi viskuo, ar kad ją... Nes jinai yra angelas šitame purve, jinai yra balta, jinai yra švari ir, čia tokia kaip ir loginė seka, kad jeigu Mantas Stonkus, pedantas frikas ateitų į tiesiog priešiktus namus, jisai valyt pultų. Mantas Stonkus. Ir aš irgi turiu savo frikiškų dalykų. Mes esam pedantai Stonkai. Tai jis galbūt pagalvoja, kad ras tiesiog kompaniją, su kuria kartu galės valyti ir bjaurėtis tuo pačiu. Gal kad supras visą šitą pasišlikštėjimą jo. Ir kartu gal yra dar tas dalykas, kad jis kažkaip galvoja, kad jinai yra tokia pati vieniša kaip jis. Nes, akivaizdu, kad jis yra vienišas, jeigu žmogus dirba naktinį darbą, dirbdamas taksistu. Tai nėra, kad tu su kažkokiu naparniku važinėjai. Tu važinėjai su žmonėm, kurie po to tau ten prišnerkščia automobilį. Jie nėra tavo draugai. Jisai kažkaip stebėdamas irgi jam kažkaip sraigteliai susisuka, laidai susijungia, kad jinai yra tokia pat kaip aš. Tiesiog jinai dienom vieniša sėdi tarp būrio žmonių, o aš naktim važinėjau vienas tarp būrio žmonių. Tiesiog pora kaip tvara. Ir šiek tiek apie Betsy, jinai dirba savanorė, jinai padeda rinkiminėje kompanijoje, senatoriaus... Kompanijoje. Charlesui Palantinui, kuris yra man Bidenas tiesiog. Jis man žiaurų Bideno vaibą turi. Kad senas? Nežinau, tai išvaizda, ta kalbėsina pati tokia. Kad senas? Jo šūkis, we are the people. Hey. Tai jo, ir labai politiškai aktyvi mergiotė, taip sakant. Charlesas Palantinas, galima sakyti, turi visas niujorkiečių simpatijas, jis yra mėgstamas, visi ten puola fotkinti. Gal tai nešnekėk apie Palantiną. Čia tikrai nėra. Palantinas vis tiek vėliau suvaidina esminį vaidmenį. Gal prie Palantino nebent galima... Aš noriu pasakyti, kad jinai pasirinko tiesiog, jinai neina už kažkokį outsiderį, jinai neina už Paleckį. Aš nežinau, kodėl mes nagrinėjame įsivaizduojamo Taxi Driverio politinės rinkimų kampanijos subtilybė. Šia tikrai nėra esminis dalykas. Aš tiesiog noriu pažiūrėti. Jo, aš tiesiog noriu išvelgti, kad Betsy nėra beprotė, kad jinai turi gal visai tokias normalias politinės pažiūras. Aš spėju, aš nežinau. Tu nežinai, ar jisai demokratas, ar jisai respublikonas. We are the people. Tai ką tai reiškia? Kalimai komunistas. Mes esam žmonės. Tai yra vienas blogesnių politinių šūkių. Mes esam žmonės. Ne mes esam žmonės, bet mes esam žmonės. Taip, čia buvo viena vieta. Koks Obamos šūkis buvo? Yes, we can.
Jos pišai. Štai Amerikoje, aišku, Lietuvoje, žinai, svarbiausias žmogus, tai irgi nebaisiai gerai. Aš tikiu tavimi, Vilnietė, aš tikiu. Tai va, ir jis tiesiog visą laiką Trevisas stebi, kaip krypas su mašiniuką užvesta pasistatęs prie tos rinkiminės apygardos, ar kaip ten vadinasi. Tu čia politiką užsiemi, ne? Nu, ten ne apygarda, ten štabas, rinkimų štabas. Rinkimų štabas. Tai jisai stebi savo krypį žvilgsnių godžiai ryja. Ir tiesiog tai vieną dieną pastebi vienas iš Betsės kolegų. Ir sako, ar man reik nuvyti gal? Ir ten labai įdomi interakcija, nes aš būdamas jo vietoj, aš neįčiau prieš tokį. Bet man tai čia, žinai, man tai čia yra tiesiog parodymas to vis tiek vyriškumas, maskulinizmas, vis tiek yra tema. Čia, man atrodo, žinai, dėl ko vėliau jinai ir sutinka galbūt su juo susitikti. Jos tas kolega, jis tipo nori pasirodyti vyras, bet iš viso to jo pavyzo, šiaip tai jis yra toks hi-hi-ha-ha. Nu, jis liurbis. Nu, jis toks, gerai, nepabijokim to žodžio. Jis yra liurbis. Šalikas. Šalikas. Tai jis nori, žinai, ir tas jo pasirodė, vyriškumas atrodo kažkiek, žinai, juokingai. Po to ateina Trevisas, galbūt kiek keistokas, bet jis atrodo labai užtikrintas savimi. Ir tai, kad ir sužavėjo. O jis kaip ateina, jisai išsitraukia savo gražiausiai išeiginį raudoną veliūrininko švarką. Jėzau, visas pasipuošęs. O dekoloną ne į burną puriškiau, jau ant kaklo galimai. Jėzau, oi, toks vyras ateitų pas tave. Tai va, vienas yra užtikrintas, kitas yra toksai... Ir iš karto, nu, matos, kad tas jos kolega, kurio vardo mums net nereikia žinot, jis seka... Šiaip, žinai, kas jį vaidint turėjo? Harvis Keitelas, tas, kuris vaidino po to tą pimpajo. Bet mes pakalbėsim apie tai dar. Ir aš džiaugiuosi, kad ne jis vaidino jį, nes tada būtų... Nu, Harvis Keitelas, nu, jis turi visai tokią rimtesnę išvaizdą ir šiaip jis geras aktorius, tai būtų išvaistymas tiesiog. Nu, čia matai, čia jo, nu, tu norėjai padaryti komiškesnį veikėją, kaip ir, man atrodo, sakau, antipodą Trevisui Biklui ir jo tokiam, nu, mačo įvaizdžiui. O kaip skaniai. Skaniai, nu, ne, tai tas, matai, ir akivaizdžiai matos, sakau, jinai tą kolegą atstumia, nu, ta prasme, ne tai, kad pasako ne, bet jinai su juo žaidžia, ateina Trevisas, iškart pasako, nu gerai, ne iškart pasako, ko jisai nori, bet realiai, nu, per vieną pokalbį sako, aš noriu su tam susitinkam, tu man patinki, važiuojam. Tu atrodai vieniša, čia šiaip būtų baris, jeigu bare prie kažkokios panos prieičiau, sakyčiau, tu atrodai vieniša. Aš jaučiu, kad tau reikia draugo. Bet tai suveikia. Tai keistai suveikia. Nu, kaip mes po to jau galėjom pamatyti, nėra ta moteriškė tokia už šventoji. Jo, bet tai čia gerai. Čia yra momentas, ir dar su Palantinu yra momentas, kai galiausiai jis Palantiną veža savo taksi. Ir man atrodo, čia esmė tame, kad filmo pradžioj yra mėtomos vis tiek tos užuominos. Apie tai, ką mes matysime, kaip jisai mato miestą ir kaip jis ketina jį tvarkyti. Tai jau kalbėjau apie tai, kad, nu, kaip jisai šlykštėsi pačiu vaizdu. Ir pokalbė su Palantinu, jis išsako tokią frazę, kad reikia imtis radikalių veiksmų. Jo, čia kontekstui tai tiesiog jo taksi vieną kartą įsėdo senatorius Palantinas. Mes kalbam žmonėm, kurie spėkime tai, kad matė tą filmą. Tai... Nu, gal pamiršo, žinai, čia. Jo, tai jis veža tą senatorių Palantiną ir sako, reikia imtis radikalių veiksmų. Ir po to mes matom, kaip Trevisas imasi radikalių veiksmų. Tai reiškia, jo mintyse jau kažkur tam užkaborėlį buvo ne tik pasibaisėjimas, kad va, šlykščiuosi, kas čia vyksta, bet ir mintis, kad reikia tai sutvarkyti. Ir jis pradžioj bent jau projektuoja kažkaip į kitus žmonės. Miestą sutvarkyti ir Betsę patvarkyti. Čia jo šūkis. Mes esam žmonės. Taip. Tai va, tai čia yra dar viena, man atrodo, razinka, kur po to, kai, žinai, susidėlioja tą visą jau paveikslą dėliojas, tu matai, kad, nu, nėra taip, kad iš niekur jam spraktelėjo. Jo, tos mintys visada buvo jo galvoje, jos visada sukosi. Tik jisai gal pradžioj nedrįso pats jų imtis ir galvojo, kad kiti galėtų tai padaryti. Tai čia va tokie raktiniai. Mes turime tą vietą, kai galiausiai Betsė sutinka su Travisu nueiti atsigerti kavos, jie kaip ir suvaibina, Travisas pajaučia, kad draugę turi, jisai tada paveža senatorių
senatorius išklauso jį, senatorius netgi paklausė pats jo, ką jisai tvarkytų mieste. Tai Travisas išsako viską, Travisas vėl pasijaučia išgirstas. Jo, ir dar vienas galbūt iki kai jau pradeda jo vežimas garmėti į apačią Traviso, tai yra dar vienas momentas, kuris irgi yra kažkur aplinkai, sakykime, pirmoji toj filmo pusėje. Tai yra jo pirmas tas akių kontaktas, pirmas pastebėjimas prostitutės Iris. Taip, kurią vaidina 12-metė Jodie Foster. Jodie Foster. Ir čia yra momentas, kur aš pasirašiau, kad pradžioj jis vis tiek, akivaizdžiai matos, kad, jinai yra nepilnametė. Tai ten, žinai, akies testas tau gal nepasakys, kiek jai 12 ar 16, bet tai akivaizdžiai yra nepilnametė. Dydžiai dalgis pasiginčytų. Ir čia yra momentas, kad jis pradžioj vis tiek yra stebėtojas. Matos, kad, ta prasme, jisai supranta, kad tai nėra gerai. Shit, kad tai nėra gerai, bet pradžioj jis vis tiek yra tik tai stebėtojas. Kaip ir visose dalykuose, kaip ir stebėdamas šiaip visą purvą New York'e, jis pirmiausia yra stebėtojas, taip ir tas pirmas susitikimas su Iris, jinai pagauna jo akių kontaktą, bet jis pradžioje nieko nedaro. Ir mum tik tai vėliau, mes bėgant filmui, dabar galim dėliotis, kur įvyksta tas lūžis. Kai jis iš stebėtojo tampa veikėju, kai jis iš stebėtojų tampa tuo aktoriumi, kuris pats nuspręs, kaip dabar vystysis veiksmas. Ir nepagalvokit, kad čia, 12-metė prostitutė, čia ją graibė vyrai. Ne, visas nešvankes vietas jinai turėjo savo dublerę ir tai buvo jos 19-metė sesė Nancy. Tai va, yra dar viena vieta, kur toks kaip ir foreshadowingas. Vakarais, kai būna koks langas pamainose arba jau pasibaigia pamaina, yra viena kavinė, kur taksiorų būrelis tiesiog čilina, kavutę geria, kalbasi. Ir yra viena vieta, kai mes pirmą kartą pamatome kitus taksistus, kolegas Traviso, ir jie kalba tiesiog vieni. Ir jų tos temos maišosi apie tai, kaip vienam jų siūlė už pasivažinėjimą sekso ir kaip jis priėmė, aišku, ir su visom detalėm papasakojo, kaip jis užsivertė tą moterį. Nes tikrai tai buvo. Tikrai čia tas bičių, tas pokytis. Gerai buvo. Po to yra kalbos, kaip vieną taksistą papjovė, dėl to jau visi susirūpina, kad reikia ginklą turėti, pasiūlo ir Travisui pasiimti ginklą. Bet yra viena vieta, toks foreshadowingas, kur yra toks vienas judukas taksistas labai toks. Jis mano ten mėgstamiausias taksistas iš jų ten. Jis toks bedės, toks chill sėdi, tą krapštuką dantų kramto. Ir išeinant iš kavinės Travisui, jisai sako jam, bye killer. Ir taip parodo pirštais kaip ginklą tą. Tai čia toks, žinai, jau... Pažiūrėsim, kas bus, kas čia bus. Čia irgi, žinai, gali klausti savęs, o kodėl taip jam pasakė. Ar dėl jo išvaizdos uždaro būdo, ar jie žino, pavyzdžiui, dėl jo, žinai, tos praeities karo veterano, ar čia tiesiog belekoks verbalinis pezesys, kuris išsprūsta. Aš manau, kad čia yra belekoks verbalinis pezesys, bet galimai tai jam šiek tiek iššovė į smegenis. Mes po to pakalbėsim ir aš turiu šiek tiek pamastęs apie rasinę tematiką būtent šitame filme, tai manau, kad tai yra susijęs su mano litanija monologų, apie kurį aš vėliau užsiminsiu. Čia toks traileris buvo padarytas, apie ką tu vėliau kalbės. Taip. Gerai, bet dabar, man atrodo, šiaip tai jau galim eiti ten, kur jau pradeda vežimas važiuoti ir garmėt. Tai yra... Antras pasimatymas, antroji naktis. Antroji naktis, viena geresnių grupės Ekspreso dainų. Taip. Taip. Tai antras pasimatymas, aišku, kad visada, jeigu pirmas gerai praėjo, vis tiek tu turi tokio jaudulio ir ką čia nuveikus. Tai aišku, Travisas nusprendžia, kad reikia nusivesti mėgstamiausią savo pramogų vietą, tai yra porno kino teatrą. Ir čia yra tiesiog dar vienas parodymas, ant kiek jisai yra svetinkūnis toje visuomenėje, kur, vienas dalykas, kai tu nesugebi, žinai, palaikyti small talk ir pokalbio. Šiaip jis dar labai gaudo tokias detalės, jis labai bando įtikti, kadangi jis yra svetinkūnis, nes pirmojo pasimatymo metu Betsy pasakė, kad jis jai primena vieną dainą ir
iš karto į antrą pasimatymą atnešė jisai dovanų vinilą dainos tos. Tai, nu, toks... Jo, tai čia yra parodimas, kad jis, ta prasme, negaudo, šiaip tai negaudo, kas dabar yra populiaru, arba kas yra normali pramoga. Tai iš vienos pusės jis nežino, kokia yra populiari muzika, iš kitos pusės, nu, jisai paprasčiausiai nesupranta, kad porno filmas, porno kino teatre, kuris tikrai yra... Bet ten nebuvo porno. Rodė to filmo ištraukas, ten buvo tai, ką rodytų... Ten ŠMC buvo. ten buvo ŠMC. Ten buvo ŠMC. Jo, bet nu vis tiek tai buvo tam porno kino teatre. Tai tu nesivedė moters į porno kino teatrą. Ten buvo varpa ir kitos... Esmė tame, kad jis nesupranta, kas yra normali pramoga. Taip. Nes tai jam atrodo normali pramoga. Tai yra dar kartą parodimas, kad jis neturi socialinių įgūdžių, kad jis yra svetinkumis visuomenį. Ir tai, kad jisai nesupranta, kas jai nepatinka, irgi parodo. Nu, yra tas raudonas signalas apie tai, koks jis yra žmogus. Tai merginos, jei ką, rašykit man, aš žinau, kas yra geros pramogos, aš jūsų pornuškas žiūrėti nesivesiu. Bent jau pirmą mėnesį. Ja, ir man čia buvo pradžioj, jeigu taip, žinai, nuosekliai žiūri filmą, negalvodamas, kas bus vėliau, tai va čia aš irgi pasižymėjau. Ar gali Betsės stumimas būti tas lūžis, kai jam trūksta plionkė? Ar viskas, kas yra gražu, nes matai, jisai akivaizdžiai matos, kad jisai atskiria, kas yra gražu, kas yra negražu. Kaip ir toj muzikai, yra tas svajingas džiazas ir ta tokia... Ir tada tiesiog trimitas. Jo, ta tokia, nu, sunki muzika. Tai Betsy jam buvo tas gražus dalykas ir tas gražus dalykas jį atstūmė. Ir labai greitai, ta prasme, iš to gražaus dalyko, iš to balto angelo, iš tos, nu, princesės, jinai tampa tokia, kuriai jisai sako, kad tu mirsi pragare kaip kiti. Bet aišku, jisai prieš tai dar labai daug bandė jai skambinti, siuntė jai gėlės, tos gėlės būdavo gražinamos, jos pripildė visą jo butą, vadžiu. Ja, bet ar tai, va čia, žinai, klausimas, nežiūrint, kas bus po to, ar čia galėjo, ar va toks momentas galėjo jam kaip žmogui būti lūžis? Aš manau, kad ne pats momentas, manau, kad tai yra vienas dedamasis. Aš nemanau, kad buvo kažkoks įvykis, kas jam jau galutinai plionkę tą pralaužė. Aš manau, kad tai buvo tiesiog dėjos ir, žinai, ta taurė persipildė galiausiai. Tai buvo tiesiog slenkantis Gedimino kalnas, nėra kad viena didelė, bet jis po truputį byra. Bet šiaip dar buvo vienas įdomus momentas, kai jis... irgi vat įsijungia tas pasakotojo režimas ir jisai tiesiog pasakojo, kaip jisai skambinėja Betsy, kaip jam tos gėlės jau prasmardino butą ir jis tiesiog šauna tokią vieną. Aš manau, kad man yra skrandžio vėžys. Nežinau. Man toks buvo, kur... Okei. Tai man įdomu, kas jam ten buvo. Ai! Man ką tik šovė galvą. Aš tiesiog... Jam galimai buvo tikrai šyza ir depresija ir kai tau yra sunki depresija, tau duoda preparatą gerti litį. Ir tau litis žiauriai supisa visą skrandžio sistemą ir galimai jam nuo tų vaistų prasidėjo ir galimai, aš nežinau, aš dabar laužiu iš piršto visiškai, nes man tiesiog ką tik šovė toks, galimai jam biškit tas stogelis dar labiau pavažiavo, kad gal jis pajautė, kad čia nuo lyčio jam tą skranduką skauda ir jis gali nustojo tabletės gerti. Nu čia labai... Čia labai jau aš čia laužiu. Jo, čia ir toks labai... Aš nesakau, kad... Olegui Šurajevui linkėjimai, gerk vaistukus, ačiū tau. Jo, gerai. Kitas momentas, kur man atrodo irgi galėjo būti lūžis ir čia pasirodo pats maestro Martinas Scorsese. O, mano mėgstamiausia scena čia yra geriausia scena. Jo, tai Martinas Scorsese yra keleivis, kuris privažiuoja prie savo žmonos namų ir pasako, kad jinai ten yra. Tikriausiai su She's what a fucking nigga. Taip, tikriausiai su juodaodžiu meilužiu ir kad jis ateis ir juos abu nužudys. Kodėl man atrodo, čia yra ta prasme, tai gali, žinai, kaip viena atskira scena, tai jo, jinai gali sakyti smagi, vien dėl to, kad režisierius yra. Bet tai yra dar vienas dalykas, kur ar čia irgi galėjo būti lūžis, kuris iš stebėtojo nusprendė tapti veikėju, aktorium. Tai aš kalbu apie Travisą. Kad jis mato kažkokį psichinį dėdą, kuris, ta prasme, kartu, man atrodo, iš Traviso šiaip visos išraiškos žiūrint į jį,
Tai matos, kad Jis yra šiek tiek pasišlikštėjęs. jis yra kažkiek pasišlikštėjęs, bet kartu, neatmeskim to, kad jis kažkiek yra ir susižavėjęs, kad tai yra bičas, kuris imsis veiksmų. Jisai Jo. ne tik stebi tą garmėjimą visuomenės, o visuomenės čia turiu omeny, jo santoka yra kaip Nes, atspindys, kad jis mato kad jis ne tik tai žiūri ir baisiai sodėjo, mano žmona mane, apgaudinėja, bet kartu jis planuoja imtis veiksmų, tai yra nužudyti žmoną ir jos meilužį. Prisiminkime tą pačią sceną su 12-metė prostitutė Airis, kai jinai sėdo į mašiną ir kita prostitutė tiesiog ištempė, tai tiesiog Trevisas gi sekė, jisai norėjo, kad pamatyt, kur jinai dingo panašiai. Tai jis kaip ir yra kovotojas dabar jau. Tai jeigu jis tikrai jaustų, kad čia kažkas yra Bet moraliai jis blogai, pasyvus, jis vis tiek tik tai žiūri. bet aš manau, kad jis jau būtų, jeigu jam čia būtų ne ok, aš manau, kad jis būtų ėmęsis kažkokių veiksmų, ar tai nuvažiavęs su juo, ar tai tiesiog nebuvęs, neleidęs stebėti, kažko jis būtų ėmęsis. O čia dabar jisai tiesiog išleido iš mašinos, let's go. Nes aš manau, kad jam atrodė, kad jo, reikia... Šitas yra psichinis, jis yra blogas, jis irgi kažkiek padugnė, bet jis kovoja prieš dar didesnį blogį, prieš neištikimą žmoną. Ir kad jis ne tik šneko ir daro. Jo. Tai aš manau, kad čia tas idėjo irgi, kad jis, jeigu netgi toks psichelis kažką daro, toks nestabilus menkysta, tai why not me? Ja, realiai jis beveik iš karto po to pradeda tą savo pasiruošimą, tą savo treniruotės. Kartu yra ir tas, žinai, ginklo nusipirkimas, bet, ten irgi ta scena man įdomi tuo, kad pats tas ginklų pardavėjas, prekeivis, kuris po to paaiškėjo ir narkotikus pardavėja, realiai viską, ko nori, jis pardavinėtų vaikščiantis žmogus gariūnai. Tai jisai labai normalizuoja tą ginklo nusipirkimą, kad čia, blemba, čia va šitas geras, va čia gražus toks, va čia toks mažiukas, jis labai sumenkina patį veiksmą, kurį atlieka jo parduodamas daiktas, tai yra žmonių žudimas. Tai yra, jis tai patikė kaip kažkokį gražų aksesuarą, kaip kažkokį smagų dalyką. Geras pardavėjas, bet kartu tai yra ir normalizuoja tą smurtą tam pačiam Trevisui. Nes, Trevisas matęs yra visą tą smurtą, vėlgi žmogus buvo kare, tai tikriausiai dar netokių baisybių yra matęs, bet kartu tai irgi, man atrodo, parodimas atspindys, kad Trevisas, žinai, nesudrausmino jo kaip nors, kad senė tų ginklus pardavinėjai, ne vandens šautuvos, o normalus šaunamosius ginklus. Jis jo, ta prasme, niekaip nepertraukė jo to viso, žinai, reklaminio išstatymo tų ginklų. Tai kartu man irgi parodimas yra, kad jau Trevisui tas smurtas kaip veiksmas, ką daryti, kad viso to purvo neliktų, jam yra jau normalizuotas. Tai va, Trevisas nusiperka ginklų tiksliau, nemažai ginklų ir mes turim training montage. Mėgstamiausia mano vieta kiekvienam anime ir kiekvienam tais pačiais metais laimėjo Oscarą Rokis. Mes ten turėjom training montage. Jo, Rokio kiekvienam filme man labai patiko, kaip jis tais laiptais bėgioja, kaip jis paplūdimi bėgioja. Bet pas Rokį yra muzika. Ja. Čia gera muzika, Eye of the Tiger, o čia buvo tiesiog toliau Bernardas Hermanas. Bet vėlgi... Pasiėmęs Klaipėdos buvusi merą. Bet čia nėra veiksmo, žinai, čia nėra blockbusterinis filmas, tai man atrodo vis tiek, nes jeigu tu darai blockbusterinį filmą, tai tu įdedi jau kažkurį iš savo muzikinio takelio hitų, kaip Eye of the Tiger, ar ką žinau, šiais laikais būtų, Kendrickas Lamaras. Aš nežinau vaikai, ko jis klauso. Mergaitė Arktika. Jo, kad, žinai, sustiprinti tą, kad, blemba, koks beatas, kokia daina. O čia, žinai, čia vis tiek, čia yra pasakojimo tęsinys ir čia nėra veiksmo filmas. Čia yra veikėjo, žinai, vienas iš kelionės skirsnių. Kaip neveiksma. Jis ruošęs kaip koks X-menas. Jisai daro atsispaudimus su tais paplojimais. Jis degina prieš dujinę ranką. Jis pasidaro savo vos ne superherojaus kostiumą, jis ginklus pasislėpia visokios gipsos panašiai, jis yra beprats. Ir čia, jis jau rodo, kad jis yra, šiek tiek pamišęs, šiek tiek bepratis. Ir čia aš noriu jau grįžti tą rasinį savo dalyką. Gerai. Ir aš galiu greit pasakyti, kad į rasinį tavo dalyką, aš šiaip tai žiūrėdamas tą filmą, aš tai pagalvojau, vienas dalykas man susišvietė, kad, aš nemačiau visų Scorsese filmų, bet aš galvoju,
ar kuriam nors Scorsesės filme buvo juodaodis, bent jau prie pagrindinių veikėjų? Mano atsakymas buvo, lyg tai ne. Ne. Ir aš tada... Scorsese yra rasistas. Jo, žinok, ir aš... Goodfellas buvo Samuelas L. Jacksonas, vienas garsiausių pasaulio aktorių, jį nušovė. Bet jis tada nebuvo dar garsus. Jis tada Ai, 90. Bet aš rimtai, aš nejuokau, tai aš taip ir paguglinau. Ar ką kiti žmonės galvoja. Bet realiai aš tiesiog buvau nukreiptas į Redditą ir Quorą, kur žmonės diskutavo ne tai, kad ar Martinas Scorsese yra rasistas, ko mes negalim atmest, žinant, kad jam yra virš 80 metų ir jis yra baltaodis vyras, bet kad ar Travisas Bucklas yra rasistas. Tai va, aš manau, kad jis yra rasistas. Ir aš tuoj paaiškinsiu, dėl ko aš taip manau. Žodžiu, visų pirma, man už akių labai užkliuvo, kai jis žiūri pasiėmęs ginklą, toks visas apdujęs, tuščiom akim, be sielos, žiūri per teleką kažkokį serialą ar filmą. Ir jis tiesiog ginklą laiko ir vieną kartą per teleką pasirodė juodaodis ir jis tą ginklą pakreipė į teleką. Ir aš toks, wait a minute. Ir aš prisiminiau tada tą taksistą, kuris erzino jį Bike Killer. Aš atsiminiau tą Scorsesės veikėjo žmonos meilužį, kuris taip pat yra juodaodis. Ir man toks buvo, ir dar prieš tai buvo viena vieta, kai Travisas nuėjo apsipirkti į parduotuvę ir buvo juodaodis vagis. Ir man dar patiko ta parduotuvės pardavėjo frazė "This is the fifth motherfucker this year." Tai jau 5 apiplėšimas. Tai parodo, ant kiek yra šiukšlinas, koks yra purvinas tas tų laikų New Yorkas. Nors nemanau, kad dabar pasikeitė, manau, kad dabar irgi viena parduotuvė. Pasikeitė. Aš net Kas vyksta? statistiškai pažiūrėjau nužudimų statistiką New York'e palyginus. Ne nužudimų, aš apiplėšimų galvoju. Gerai, apiplėšimų, ne, bet man atrodo, žinai, nužudimai apie patį miesto saugumą, žinai, parodo. Tai 3 kartus. 3 kartus. Ta prasme, labai tie 70-ieji, 80-ieji, 90-ieji, buvo tas pikas, ta prasme, tokie 2 dešimtmečiai buvo, kai buvo va, tas šlavynas ir dabar yra, daug mažiau. Pavyzdžiui, praėjusiais metais, man atrodo, ten apie 300 nužudimų, kai anksčiau buvo net ne 3-5 kartus daugiau, kai buvo 1500 nužudimų. Tai pats New Yorkas yra kažkiek sutvarkęs. Jo. Tai va, Travis padaro realiai savo pirmą tokią kaip ir žmogžudystę ne kare. Jisai nušauna tą juoduką vagį ir jam, aišku, kasininkas padėkoja, sako, nemokėk už prekes, aš čia viską susitvarkysiu pats. Tai va, ir aš manau, kad tai tiesiog viskas krovės ir manau, kad jis tikrai yra. Mano, kad galbūt, kad viena didžiausių problemų yra juodaodžiai, kurie tame mieste, yra iš visų padugnių juodžiausi padugnės. Bet čia gali... Laikiai šitą. Taip. Tai aš irgi šitą kaip ir išskyriau tą, kad vienas dalykas, tai, mes turim suprasti jo, kad Travisas yra baltaodis vyras Amerikoje, kurioj ne taip seniai palyginus buvo nužudytas ir tas pats Martinas Lutheris Kingas. Rasiniai dalykai ten yra vis dar konkuliuojantis, iki šiol dieve toj valstybėje yra konkuliuojantis visa rasiniai susikirtimai. Tai galim net mesti to dalyko, kad jis tiesiog yra, plikas balsas, tiesiog paprastas rasistas. Kitas dalykas, ką ir tu sakai, jam purvas, čia labai rasistiškai, bet purvas, paruošęs mygtuką. Aš jo laukiu. Juodaodžiai asocijuojasi su purvu, prašau. Yes! Bet su purvu perkeltinė prasme, gerbiami klausytojai. Su tuo purvu tai yra su tais nusikaltimais, taip toliau. Vėlgi, čia nėra kažkokia paslaptis, kad tie rajonai, kuriuose New York'e būdavo, blogiausia, žinai, ta situacija su kriminologinė situacija, tai yra narkomanija, prostitucija, vis tiek buvo getai ir tose getuose, tikrai nemažą dalį sudarė juodaodžiai. Vėlgi, nelįskime į tas gilias priežastis, bet, yra tas gilias priežastis, žinai, ten šitą finansinį nelygybę, priėjimas prie mokslo, visas puntas tų problemų, bet yra pats faktas, tai, kad jam nusikalstamumas galimai asocijavosi su rase. Kaip mums aš užpypinsiu. Užpypink. Bet tai čia jo, žinai, arba tai gali būti, žinai, susiliejimas apskritai. Tiek jo rasizmas, tiek jo, kai jis pradėjo stebėti miestą, kas jam tą miestą labiausiai nepatinka,
ir kas jam nepatinka, visas nusikalstamumas, kur daugiausiai jis mato nusikalstamumo rajonuose, kur gyvena daugiau juodaodžių. Toj pačioj vietoj, kai jisai žiūri teliką, ten jo nuostabus butukas, jis ten sėdi tarp tų savo ginklų. Ir mes ant sienos matom plakatą We are the people. Tai čia mes galim jau keltis į tą kitą beprotybės aktą, kai jisai tiesiog pradeda labai keistai lankytis viešose Palantaino kalbose. Tai man vienas patiko. Blema, ten aš nesprantu, ar jis įsigando, ar jis tyčia kažkaip bandė sumest pėdas, bet jis prisikniso prie vieno apsauginio ir pradėjo, aš žinau, kad tu esi čia slaptas agentas, aš manau, kad aš irgi būčiau geras agentas, kaip juo tapt. Ir aišku, sako, tu atsiųsk mum, tipo, parašyk savo vardą, pavardę, Aris, ir mes tau atsiųsim lankstinuką, kaip tapt. Ir Travisas duoda visiškai ne savo Arisą, ne savo vardą, pavardę. Tai ar čia jau kažkoks bandymas mėtyti pėdų, ar jis jau žino, ką jis ketins daryti? Čia, man atrodo, yra du dalykai. Tai vienas dalykas yra, kad jis tiesiog jau uostinėjasi, nes jis jau yra nusprendęs, ką jis darys. Tai yra, bandys pasikesinti Palantainą. Antras dalykas, tai yra jau ir jo viena iš beprotybės išraiškų. Nes prisiminkime, aš nežinau, ar prieš tai, ar po to dabar nuosekliai neprisimenu, bet kažkur aplink tą vietą, kur tu mini tą pokalbį su tuo slaptųjų tarnybų darbuotojų, apsauginių, koks skirtumas. Jis parašo laišką savo tėvam, klausimas, ar tie tėvai egzistuoja ar ne. Jis pasako, aš dirbu valstybei, aš turiu užduotį valstybei. Jo, ir jisai tenais pasako, kad jis jau pusę metų merginą turi, jos vardas Betsy. Jo, tai yra parodymas to, kad jis galimai, kaip čia dabar pasakus, jo sprendimas nužudyti Palantainą gali būti iš vienos pusės, kad jisai sutapatina, kad jis yra kažkoks dievo karys. Vėlgi, nepamirškim, čia yra daug religinių simbolių šitame filme. Iš vienos pusės jis yra dievo karys, iš kitos pusės jis galbūt galvoja, kad jis daro paslaugą valstybei. Bet jis dirba valstybei, kai valstybė to net nežino. Tu sakei, kad tu turi idėją. Aš neįsivaizduoju. Tas pokalbis praėjo sklandžiai su Palantainu taksi. Jis turi plakatą jo. We are the people. Man visi namiokai, kad jis mėgsta jį. Tai kodėl užsimanė nužudyti? Tai čia, man atrodo, yra du dalykai. Gal ir ne du. Nereikia sakyti kiek dalykų, nes po to pasakysi daug dalykų. Tai vienas yra, kad galimai Palantainas jam asociuojasi su Betsy. Pagalvokime ir tai. Jis ją pamatė jo tam rinkimų štabe. Jisai, ta prasme, jisai tą plakatą pasikabino ir jau tas pokalbis su Palantainu jam buvo dar galvojant, kad Betsy yra jo mergina ar ten wannabe mergina ir kai jinai jį atstumė, jam iš karto yra atstumianti, įvaizdis apie Palantainą. Bet aš matyčiau dar gilesnį dalyką, tai yra That's what she said. Ačiū. Palantainas, vėlgi, tu sakai, kad jis tavo asocijuojasi su Bidenu. Tai jis yra ten senatorius, gubernatorius, ar kas jis ten bebūtų. Senatorius? Establishmento dalis. Jis yra politikas, kuris jau yra ilgą laiką politikoje. Ir jis nieko nepadarė iki šiol. Jisai nieko nepadarė iki šiol ir kartu jis galbūt jam asocijuojasi, vėlgi, čia, vedam toliau tą minties liniją, jam galbūt asocijuojasi su visais šlykščiais dalykais, kurie yra politikoje. Tai yra korupcija, tai yra, tas pažadų netesėjimas. Ta prasme, tas paradinis dalykas, kad tu iškabini plakatą ir sakai, kad mes esam žmonės, bet tu nieko dėl to nedarai. Tu nieko nedarai dėl žmonių. Tu esi tik reklaminis, veidas. Tu esi tik politikas, kuris šneka, bet nieko nedaro. Tai galimai tai yra viena iš tų purvo dalių, kuri jam asocijuojasi su Palantainu. Nes jam atrodo, kad, šitas bičas nieko nedaro, aš vykdau kažkokią dievišką valstybinę misiją, aš jį pašalinsiu, čia bus vienas iš mano duoklė, valant visą tą purvą, kurio šitas bičas neišvalė. Ir aš noriu mus sugrąžinti į realybę, į tikrą gyvenimą. 1981, tai kiek čia, 5 metai praėjus po filmo. Buvo toks čiuvelis, kuris labai mėgo taksi driverį, literally me, ir Jonas Hinckley's jaunesnysis. Ir jisai bandė nužudyti prezidentą Ronaldą Reiganą.
Tai vat, ant Bet- kiek filmas Bet čia yra paveikė. įdomesnis dalykas su Johnu Hickliu. Tai tu žinojai, kodėl jis nusprendė nužudyti Ronaldą? Aš galvojau, kad tiesiog pažiūrėjau filmą. Jisai, taip, vienas iš dalykų, kad jis pažiūrėjo tą filmą ir Jo. jam taip, esmė tame, kad pažiūrėjęs tą filmą, jis įsimylėjo Judy Foster. O Jėzus. Ir jis ją, Didžiai dalgis. ir jis ją persekiojo. Ta prasme, Jis persikė Jodie Foster. jo, jisai ją persekiojo, jis jai siuntinėjo laiškus. Ei, bet jau legalu, nes čia po 5 metų, 18 buvau. Jo, tai aš dabar galvoju, ar čia kažkur pas mane atminties kažkur gilumoje išlindo liktai tas faktas, kad ar jinai studijavo koledžą, ar kažkur jisai kažkur netoli persikraustė. Tarsi jis ją nuolat, ta prasme, sekiojo ir jisai parašė vienam laiške, kad drovisi su jie susitikti, bet norėdamas, kad jinai susidomėtų juo, jis ketina nužudyti Jungtinių valstijų prezidentą. Nu, jo, Aš esu irgi keistais būdais bandęs merginos dėmesį gauti, bet ne taip. ir apie Johną Hicklį šiaip yra labai įdomus faktas. Jis buvo pasodintas į kalėjimą ir jis netaip seniai iš jo išėjo ir susiraskite YouTube Johną Hicklį. Žmogus dainuoja. Žmogus yra išleidęs albumą. O kokią? Tokį gitarėlę brazdinamą. Aš manau, kad mūsų tikrai Jonas Hicklis neužkopiraitins, tai vat paleidžiu. Nėra, kad ten daug yra peržiūrų, bet jo, jisai ir kai jis pradėjo, keltos video YouTube, tai pradėjo žiniasklaidos dėmesys, kad, čia tas bičas, kuris bandė nužudyti Reiganą ir dabar jis yra interneto sensacija. Blema, pas mus ofise šiandien yra Nausėda. Ką aš čia veikiu? Reik man eiti. Bet epizodas išeis daug vėliau negu Gitanas Nausėda. Tai galimai neišeis, nes aš turiu įkelt, tai galimai Jo, bet visą šiaip šitą siužeto liniją, scenaristas Schreideris, prisiminkim jį, tai jį nusikopijavo nuo kito realaus, irgi jau prieš filmo parašymą, aišku, įvykusio įvykio, tai yra 72 metai prezidentinė kampanija ir Richardo Nixono vienas iš konkurentų demokratų partijos kandidatas George'as Wallace'as. Tai jį bandė pasikėsinti toks Arturas Bremeris, nenužudė Wallace'o, bet Bremerio muzikantai, bet Wallace'as buvo paralyžiuotas, apsauginiai sužeisti. Ar jis po paralyžiaus pradėjo kalbėti portugališkai? Nemanau, čia tik tai mūsų vietinės politikos žvaigždės. Tai Paulas Schreideris kažkiek įkvėpimo ėmėsi iš Bremerio dienoraščių. Kaip jisai bandė, argumentuoti, kodėl jis bandė nužudyti Wallace'ą. Kodėl visi psichai rašė dienoraščius? Kas jiems yra? Žinai, kas dar rašė dienoraštį? Kas? Bridget Jones. Okay. Žodžiu, jisai šniukštinėjęs, bet aplink tą senatorių, bet jis turi ir side questą, jisai nori dar prieš visą pasišaudimą, padaryti dar vieną gerą darbą, išgelbėti tą Airis galiausiai. Ir jisai susiranda jos pimpą, kas yra Harvis Keitelis, kurį jūs žinot kaip Mr. Wolf iš Pulp Fiction tvarkytoja, arba Mr. White, pono Baltai iš įsiutusių šunų. Tai toks Tarantino mylimukas. Jo, ir čia yra įdomus irgi faktelis. Įdomus faktelis, kad jis turi ilgus plaukus. Ne, kad Tarantino savo netaip seniai pasirodžiusioje knygoje išskyrė visą skyrių Taxi Driver, nes tai yra vienas mėgstamiausių filmų. Ir jis toj knygoje teigia, kad Harvey Keitelio veikėjas Andrew, jeigu nesumeluoju, ta pimpa, sportas, tai jisai originaliam scenarijui turėjo būti juodaodis. Ir Tarantino sako, kad jam būtų tai dar labiau patikę. Šiaip Tarantino tikina, kad... Ir čia būtų prisidėję prie mano teorijos. Jo, kad apskritai Schreiderio scenarijus buvo daug žiauresnis, daug, kaip sakyt, daug labiau šokiruojantis, bet studija, jį kažkiek pašvelnino, bet sako, kad jam iš visų to pašvelnimo labiausiai nepatinkantis dalykas yra tai, kad kad buvo kestintas Harvey Keitelis, tai tikrai ne dėl to, kad aktorius nepatiktų, ką mes matom vėliau, kad Keitelis vaidino Tarantino filmuose ir ne vienam, bet dėl to, kad jo, kaip tu ir sakai, būtų prisidėję prie to
autentiškumo, jeigu galima taip Jis pasakyti. ten žiauriai keistai, atrodo, su tais ilgais plaukais, tais tokiais čigoniškais rūbais. Nu, nežinau, jis ten... Toks, ten nėra veikėjas, ten parodė tiesiog. Nu ir Nežinau. momentas. Bet jo, mes čia, jo, kaip tu sakai, prieš bandymą išgelbėti valstybę, jis nusprendžia, kad jis išgelbės kitą nekaltą baltą angelą, kur šitą dabar vaizdinys iš Betsy perprojektavo į 12-metę prostitutę Airis. Jo, tai jisai nueina pasikalbėti su to pimpu, sportu, ten labai toks keistas dialogas, nes Trevis būna Treviu, jisai tiesiog yra nejaukus, sportas pradžioje pagalvoja, kad jis iš vis yra mentas, atsiprašau, aš gerbiu policiją, čia kaip N-word, aš galiu sakyti, nes aš gerbiu policiją. Čia ne aš sugalvojau, Antanas Sadauskas, komikas, respektas jam. Tai sumoka pinigėlius ir nueina jau pas tą ne 12-metę, o kaip pati sakė Airis 12,5. Čia jau geriau. Ne, čia kai tu esi mažas, jis man 6,5. Jo, ir tiesiog yra butas, ten aišku skemas, ten sėdi laiptiniai, dručkis sako 10 baksų už kambarį dar. Ir jau Airis tokia, na gerai, čia nusiengia. Ir tada Trevis pradeda tą visą moralą skaityti, kaip jis, ką tu darai savo gyvenimu, vaikė. Ir kažkiek gal Airis pirmą kartą pamato, tą tokį vyrą, kur, kad nenori jos kaip sekso objekto tiesiog, kaip sakė sportas, 12-year-old pussy tight. Tai pamato gal šiek tiek netgi tokią tėvišką figūrą arba net vaikino figūrą, nes ir jinai tiesiog sutinka susitikti su juo po to, nueina pavalgyti blynų, vaflių ar ką ten jį valgė. Ir čia mes turim tai, ko jis negavo su Betsy. Čia, kur pas Betsy jis atėjo pats ir sako, tu tokia vieniša, tokia pat kaip aš. O čia Airis pati šauna. Tu keistesnis už mane net. Ir čia skambėtų, aišku, kaip stumimas, bet čia aišku, buvo, jų tarpusavio dialogė, toks kaip komplimentas, kad tu esi, žinai, savekas. Ir prieš eidamas į didžiąją misiją nužudyti kandidatų į prezidentus, jis, aišku, palieka laišką, Airis palieka visus savo likusius pinigus, kuriuos turi. Jis toliau išlieka ta tėviška globėjo figūra, kad jinai galėtų pasimti tuos pinigus, palikti sportą ir tiesiog važiuoti kurti normalaus gyvenimo, o ne 12-year-old pussy tight. Jo, tai, aš nežinau, dėl tėviškos figūros, kiek čia tiesiog gal suvaibino žmonės ir man tai gal ne tėviška figūra, sakau, čia man atrodo yra aukos ir kažkoks gelbėtojo momentas ir čia jam atrodė kaip vienas iš tų dalykų, kuriuos jis gali išgelbėti, bet gal jau dabar eikim į tą pačią kulminaciją, tai yra du, nežinau, veiksmo aktai, jeigu galima tai pavadinti. Tai pirmas yra pasikėsinimas į Palantainą, antras yra visa ta scena bordelį. Tai pasikėsinimas į Palantainą, jis galiausiai neįvyksta. Nes būna taip. Jūs čia pasiruošęs. Oi. Visą garso triukų. Man patinka šitas pultas labai. Jo, tai tas pasikėsinimas galiausiai neįvyksta, jis pabėga, nes jisai šitie slaptieji agentai, tie visi apsauginiai, pamato, kad čia kažkoks shady vyras, aišku, kai jis yra su Tomahawku. Jo, pamiršom debiutą. Buvo Mohoko, kaip vadinas lietuviškai ta šukuosena? Mohok. Skiauterė, vadinkim tai. Yra skiauterės debiutas. Ir ta skiauterė nebuvo tikra. Prilipdyta? Jo, jisai buvo nuskustas plikai ir jam tiesiog buvo prilipinti plaukai. Vieni nusivylimai. Aš nežinau, kodėl negalėjo tikrą padaryti, bet tiesiog. Tai jo, tas nužudimas neįvyksta, tas pasikėsinimas neįvyksta. Ir man čia kyla klausimas, kodėl? Ar yra iš baimės, kur iš vienos pusės, ar tu supranti, kad gal nereikėtų, žinai, žudyti kito ten to žmogaus, kuris
tu tik tai susijai tas kažkokias blogybės su juo, bet tu net nematai dažnai tiesioginio, kad Palantainas ten kažką padarė, tu tiesiog į tą žmogų kažkaip suprojektavai visą tą purvą. Aš neieškau jame kažkokio Racionalumo. prašvitimo tuo metu. Aš manau, kad jis tiesiog Išsigando. Išsigando. Jo. Jo, ir tada, kitas dalykas yra tiesiog ta baimė ir išsigandimas, dėl ko jisai Ir pabėgo. šiaip manau, kad jisai išprotėjo pilnai, bet jis vis dar yra karys. Ir aš manau, kad matydamas, kiek yra aplink žmonių, aplink apsaugos, kiek jis gal suvokia, kad jis mirtų vietoje, o tam senatoriui nepadarytų net nieko. Galbūt net nepataikytų, galbūt sužeistų tiesiog, nes labai sunku būtų, pakalbėsim apie ginklus ir jų efektyvumą toje jau kulminaciniai scenoje, bet manau, kad labai sunku būtų iš tokio atstumo ir su tokiais ginklais iš tiesų nužudyti. Ten turėtum 6 kulkas paleisti arba tiesiai į galvą pataikyti. Tai... Gerai, bet tai šitas dalykas neįvyksta, kas įvyksta, tai yra, kad jis tada jau eina airis gelbėti ne pinigais ir motyvaciniu laišku, o realiais veiksmais. Ir įvyksta ta, viena ikoniškesnių veiksmo scenų kino istorijoje, ir čia ir dėl to ir viena pirmesnių, vėlgi, prie 76 metų filmas, tai nėra to goro netiek buvo daug. Kitas dalykas, pats tas nufilmavimas praktiškai, galima sakyti, one-take'as. Ir kiek jinai buvo surepetuota ir surežisuota. Tikrai puikiai. Jokių katų, čia nėra Jonas Vikas, čia jokių katų. Ja, tai iš tos kino pusės jinai šiaip yra graži žiūrėti, bet iš tos turinio, kaip sakyt, nežinau, analizės pusės, tai va čia yra tas galime sakyti, realiai, aparto juodaodžio plėšiko nužudimo, tai yra vienintelis tas veiksmas, kurio imasi Trevisas, valydamas tą purvą. Ir šiaip tai valydamas tą purvą ten, kur jį, negalima, pateisinti ant žmonių nužudimo ir visą kitą, bet tas purvas, kur ir yra tas didysis purvas, tai yra nusikalstamumas, tai yra, suteneriai, narkomanai, viso to blogio. Narkomanai! Geriau. Tai va, tai jis ten imasi veiksmą. Čia, aišku, po to, kaip tai galiausiai išsivysto, šitą dar pakalbėsim, bet apie tą gorą. Apie tą gorą. Aš nesu ginklų ekspertas, aš tikrai neišmanau, kas ten per ginklai, bet viešpati, ar tos kulkos medinės šaudo, nedašaudo, peršvė jis visai pradžioj sportą. Tas sportas atsekė kruvinas jį, šovė Trevisui tiesiai į kaklą. Pohui, eina toliau, čiuršlė bėga, šovė į tą storą, kur tuos pinigėlius už butą rinko. Nušovė rankos pusę, visi, kas aš nesuprantu, su kuo ten šaudė ragatkė. Pasipiknau. Jeigu yra žiūrinčių, klausančių karo ekspertų, Dariau Antanaitį, kreipiuosi į tave, paaiškink man, kas ten per ginklai, nes, kaip taip šaudyt? Tai aš nesu ginklų ekspertas, tai tikrai nepasakysiu, bet galiausiai, jisai įvykdo tą veiksmą, jisai išgelbsti airis, bet jo, tas finalinis sumanymas, kas toliau bus, tai buvo tas mirtis. Jo, jis bandė nusižudyti. Dėl ko jis parašė, galvodamas nužudyti Palantainą, dėl ko parašė laišką airis, nes, galiausiai finalinis rezultatas jam ar taip turėjo būti mirtis, ta mirtis neįvyksta. Ir ateina visos teisėsaugos institucijos. Ir mes jau po to matome tą epilogą viso filmo. Ir čia yra esminis momentas. Šiaip tai čia galima daugiau tų visų linijų išbraukyti, bet pirmiausia, ties ko aš norėčiau sustoti, tai yra, jeigu Trevisas būtų nužudęs Palantainą ar pasikesinęs nužudyti Palantainą, jisai būtų buvęs blogietis, jisai būtų buvęs priešas. Taip. Jis to nepadarė. Jis nužudė sutenerius, mafiozus, nusikaltelius, jis išgelbsti jauną mergaitę, jis yra herojus ir jis yra herojus ne tik kai kur galbūt dalyje žiūrovo akyse, toj mūsų fikciniai visuomeniai to filmo, jis irgi yra herojus. Mes matome tas iškarpas iš laikraščių, kur yra karo veteranas, ėmėsi veiksmų, ir kartu galbūt ir projektuojant tą, ką mes kalbėjom, visuomenės pavargimą,
Tiesiog pavargimas yra nuo karo, tai yra pavargimas ir nuo politikos, ir nuo politikų. Ir čia yra žmogus, kuris imasi veiksmų, kuris nekalba, kuris tai daro. Tai va, antiek yra ta plona riba, kur Travisas galėjo būti blogietis, kuris galėjo būti priešas ir kuris dabar yra herojus ir jis yra išgelbėtojas ir jis yra tas dievo karys atlikęs tą misiją. Iš velnių ten, aš nežinau, iš pragaro ištraukęs jauną, gerai, nekaltą, kaltą jau, bet mergelę. Tai va, ir matome netgi Airis tėvų laišką skaitoma, kad labai tėvai dėkoja, džiaugiasi, kad išgelbėjo jų dukrą. Jis galiausiai pabunda iš to savo komos, ar kas jam buvo, grįžta prie seno gero dušmano darbo ir tokia kaip paskutinė scena, kad jis galiausiai gauna tą simpatiją, kurios ir siekia, bet kuri kaip ir, gali būti viena iš dedamųjų, kuris užšiko jam reikalus visus, nes į taksi įsėda Betsy, jinai, Travis, ką tu? Ką vakarą. Ką tu? Ir šiaip čia viena iš tų scenų, kuri man kėlė klausimą, ar tai, ką mes matom, yra tikra. Aš irgi pagalvojau, ar čia nėra tiesiog fantazija jo, kad jis gal pats susimastė, kad Betsy dabar mane mėgtų. Ir aš, ir pats, žinai, visos tos iškarpos, čia va, tu herojus, tada Airis tėvų laiškas, kaip tu sakai, ten ačiū. Ai, tu apie tai net kalbėjai? Apie visą epilogą, kuris yra jau po to. Tai man buvo klausimas ir aš mačiau, kad ne man vienam, vėlgi nuo 76 tikrai ne viena recenzija, ne viena analizė parašyta, bet šiaip tiek, pats Scorsese buvo toks, įdomi mintis, bet tiek Scorsese, tiek Schraderis leidžia suprasti, kad tai nėra sapnas, kad tai yra realybė ir jų pagrindinis tas momentas buvo apie tai, kad mums kiltų tas klausimas dėl Traviso kaip antiherojus. Ar jis yra herojus, ar jis yra blogietis. Būtent tas kartu yra atsitiktinumas. Jeigu jam būtų pavykę nužudyti Palantainą, jis būtų blogietis. Jam nepavyko, jis pabijojo, galiausiai jam pavyksta įvykdyti tą misiją tam bordelyje. Tai būtent ir kaip tu žiūri į Travisą, ar tu žiūri į jį kaip ligotą žmogų? Jo, ar tu žiūri literally me, ar tu žiūri kaip į ligonį, ar tu žiūri kaip į žmogų, kuris ėmėsi veiksmų. Čia vėlgi yra paliekamas tas, ir ką pats Schraderis yra pasakęs, filmo paskutinė scena yra vėlgi rūkas, taksi, tamsa. Bernardas Hermanas. Taip, ta muzika ir tai realiai, žinai, susisieja su su filmo pradžia, su ta pirma scena. Ir ką sako Paulas Schraderis, tai jisai sako, kad Travisas yra tiksinti bomba. Ta prasme, tu nežinai vėl, kada jisai sprogs ir vėl imsis veiksmų, bet nebūtinai tą kartą, kai jis imsis tų veiksmų, jis bus herojus. Kad vėlgi mes turime tą sprogstantį užtaisą, kuriam kartais ta plionkė trūksta, kuriam prisikaupia to pykčio, kas išvirsta į kažkokių veiksmų ėmimasi ir galbūt kitą kartą jis nužudys ne kažkokius nusikaltelius, o kažkokius politikus ar šiaip nekaltų žmonės. Ir tada jis jau nebebus herojus. Na, tikiuosi, kad nužudys save. Tai, okei. Apžvelgiam Apžvelgiam filmą, padarom pertraukėlę ir galėsim grįžti su išvadom ir žaidimuku. Buvo gerai pabūta vietoj vienoj. Kur karaliai pėsti vaikšto. Oi, ne tik pėsti. Ten, žinai, ten visom galima formą maišyti. Gerai. Žodžiu, apžvelgiam filmą, panarpliojom visą scenarijų. Kodėl šitas filmas yra išvis svarbus tiem laikam? Pradėkim gal. Tiem laikam, tai čia kažkiek mes ir palėtėm, man atrodo, iš vienos pusės, žinai, tą labai paviršutiniškai žiūrint. Tas žmogaus grįžimas iš Vietnamo karo. Tų laikų tikrai ne vienas žmogus. Tų laikų problema. Iš kitos pusės, tai yra vėlgi kažkiek kalbėta apie tą, žinai, visuomenės nusivylimą ir apskritai, kažkiek ir Amerikos kaip visuomenės degradacija. Vis tiek buvo depresija, ne tiek, galbūt, žinai, didžioji depresija, tai yra ekonominė krizė. Tai čia negali sakyti, kad Amerika tada kažkaip labai prastai gyveno, finansinė prasme, nebuvo kažkokios baisiai finansinės krizės. Bet tai buvo vertybinė kažkokia degradacija, vertybinis nusivylimas. Kažkiek tų idealų, žinai, palaidojimas, nes prieš 30 metų, antras pasaulinis karas, ten, vis tiek daugiausiai, žinai, siejam su kažkokiais kariniais laimėjimais, ten Korėjos karas,
jei, nu, tipo, va, viena karta išeina su tokia, žinai, pergalinga vėliava, antra karta išeina su pergalinga vėliava. Ir tada mes turim Vietnamo karą, kur vargina. Bet kiek geros muzikos gimė. Kiek o geros Jėzau. muzikos. Ta prasme, nu tai, ant kiek, jo, nu ant kiek tai buvo svarbu šiaip ir kultūrai dalykas. Nu, Na. tai, nu, kiek gerų filmų, šiaip tai šių dienų apokalipsė, labai geras filmas, įkvėptas vis tiek Vietnamo karo. Tai jo, nu tai matai, ir šita karta buvo nusivylus ir dėl šito dalyko. Ta prasme, ta amerikietiška svajonė kažkiek mirus yra. Tu nebesi ta, žinai, pergalė, tu nesi tauta, kuri laimi, tu nesi visuomenė, kuri laimi. Ta demokratija, nu vėlgi, tuo laiku ir tas pats Kennedys nužudytas, nu irgi kažkoks idealo mirtis. Tai miršta tavo simboliai, miršta tavo idealai ir tu tokia esi degradaciniai būsenoj. Ir kartu, man atrodo, žinai, va, yra tas nusivylimas, kaip išlipti iš tos degradacijos. Ir va, yra veikėjas, va tas antiherojus, kuris kaip ir tau padėtų išlipti iš tos degradacijos. Tai kažkiek, šitas filmas dėl to yra kažkiek tos va 70-ųjų, 80-mečio vidurio Amerikos atspindys. Tai yra degradavusi, pavargusi visuomenė, kuriai reikia kažkokių herojų. Tik blogiausia, žinai, geriausia, kad tie herojai būtų kažkokie, žinai, teigiami, su teigiama žinutė. Bet mums Martinas Scorsese ir Paulas Schraderis parodo, na, į ką tai gali išvirsti. Į tą frustraciją gali išvirsti į kraujo troškimą ir į tikrai netokius gerus veiksmus. Ar tau neprimena Travisas Lobo? Ne. Kad, žiūrėk, yra žmogus, kuris nori daryti tam tikrą tvarką bet jis tai šiek tiek nedorais būdais bando daryti. Tai žinai, tada jau lygint reikėtų gal Travisą su Drąsium Kedžiu. Šiaip tai čia yra paralelė galima. Šiaip jo, nes irgi abudu biški tam tikrų aplinkybių nuo proto nuvaryti žmonės. Ir kitas dalykas, žinai, ta aplinka. Ir 2009 metai. Krizė, ta prasme, krizė. Čia turtingiam krizė, mums tai pizė. Bet, nu tai žinai, galim sakyti, kad ten krizė iki 10 truko ar kažkas, bet 9 metai yra tas apogėjus. Jau yra būta bankrotų, jau yra atleidimų bangos, jau žmonės nebegali išmokėti paskolų. Irgi yra visuomenės frustracija. Jau Kubilius gaidys, jau viskas yra blogai. Ir čia yra teisingumo herojus. Drąsus fucking Kedys, kuris paėmė ginklą į rankas ir ėmėsi veiksmų. Tai irgi galima paaiškinti, kodėl tiek daug atrodo šviesaus proto žmonių stojo į tą violetinę pusę, kur dabar atrodo... Nu žmonės, ką jūs... Ta prasme, tai buvo žmogžudys. Tai yra žmogus atlikęs nusikaltimą, bet jis kažkodėl tapo herojumi. Tai kažkiek, žinai, negalima lyginti, bet palyginkim. Negalima, aišku, lyginti, bet ta 2009 metų pavargus Lietuvos visuomenė kažkiek panaši į tą 80-mečio Amerikos visuomenę. Tiek, negalvojau, kad bus tokia paralelė, bet Drąsius Kedys yra Travisas Drąsius Kedys yra, Drąsiaus Kedžio, literally me. Tiesiog. Įdomu, ar matė tą filmą, aš kažkaip... Aš manau, kad jis labiau tokio boomerio fanas. Jo. Brati 2. Šiaip aš manau, kad jis net nežiūrėjo iki filmų. Jau rodė moteris meluoja geriau tais laikais. Aš gal pirmi sezonai. Garbės kopą jam patiko man. Tai o kuo svarbu šiandien, apart tos įtakos kinui, kur aš sakiau, kad tiesiog suformavo visiškai naują žanrą filmų, kuo tai svarbu, ką galėtų žiūrovai žiūrėdami dabar pasisemt dvasiškai, kultūriškai? Ne, kultūriškai. Tai važiuok, tu kaip ir sakai. Ir gal nevadinčiau, žinai, to atskirų žanrų, ta prasme, čia herojaus tipas. Vėlgi, negalim gal žiauriai drąsiai tai, kad čia tikrai yra pirmasis toks filmas, tikriausiai kažkokių antiherojų. Bet žinai, jaučiu buvo kažkoks populiarus energinis gėrimas prieš Red Bull. Ja, bet kuris įtvirtinęs tą įvaizdį. Šiaip tai, tu minėjai Drive, tu minėjai... Nightcrawler. Šiaip Jokeris irgi yra... Jokeris yra realiai, tiesiog nupizinės. Ten yra Taxi, Driverio ir kito filmo Scorsese's King of Comedy tiesiog junginys. Ja, ir ten irgi yra labai vienas esminis momentas. Tai yra tas herojaus blogiečio, tas persimainimas. Nes Jokeris, vėlgi, filmo pabaigoje, jūs jau galėjot pamatyti tą filmą. Tai irgi, tai yra, nepabijokim to žodžio, žulikas, kuris tampa herojum, kuris tampa pasipriešinimo simboliu. Tai šiaip tampa kažkiam pradedančiam kino žiūrovai, tai Taxi Driver yra tas vadovėlinis. Jeigu tau patiko tie filmai, tu pažiūrėk, iš kur jie atėjo.
ir iš kur atėjo Scorsese kaip režisierius, nes tai vis tiek vienas pirmesnių jo filmų. Žinai, kaip žiūrovui, tu klausi, ką galima pamatyti. Gali pamatyti, kaip kurti įtampą, kaip pasakoti. Ir šiaip kaip sukurti filmą, kur, nu, jis yra nepavaldus laikui. Tai yra gana konkreti istorija, bet Apart tų taksi automobilių, Jo, bet jie labai pavaldus laikui. Jie labai pavaldus laikui, bet šiaip tai pati istorija, ta kažkokia keršto troškimo ar ten pakrikusio antiherojaus, tu galėtum bet kada ją papasakot ir tai būtent rodo, kodėl atsiranda tokie filmai. Nes tas pats Jokeris, tas pats Drive, visi šitie filmai pasakoja tą pačią istoriją tiesiog šiais laikais. Tai rodo, kad tai yra laikui nepavaldi istorija. Bet šiaip kaip ir mum, kaip ir visuomeniai. Man atrodo, daug kas šnekėjo, kai Jokeris pasirodė, daug kas kalbėjo ir apie tas psichinės ligas ir jų stigmatizavimą. Tai man atrodo, Taxi Driveris irgi antiek tai galbūt neišryškinęs jis to yra, gal netiek jis nagrinėja, nu jo, tu matai, kad jam ne viskas yra gerai, bet kartu yra, matai, veikėjas su kažkokiam mentaliniam problemom ir kitas dalykas yra būtent tas, ką mes laikome savo herojais arba kaip mes greitai sėdam į tą bandwagoną, į tą traukinį, kur jis yra mūsų herojas. Kaip mūsų visuomenė kartais, vėlgi, aš labai kažkaip nekilo pradžioje ta mintis, bet dabar, tokia diada labai gražiai atsispindi. Kaip yra tas visiškas pamišimas, nors žmonės padarė nusikaltimus, bet jie tau yra herojai, nes kažkuriuo metu tau atrodo tai teisinga, ką jie darė. Taip ir su Travis. Ir tai rodo, kad mūsų, ta visuomenė nebaisiai, žinai, kažkur toli pasistumėjo. Mes toliau galim būti labai lengvai sumanipuliuojami įvaizdžiais. Tai va, Taxi Driveris, ponios ir ponai, ponas Dufmanas. Ar tai yra geriausias Scorsese's filmas? Ne. Geriausias 3, 2, 1, Goodfellas. Nežinau, man skirtingai. Matai, man šiaip tai nežinau. Ar tai geriausias De Niro filmas? Nu, ne. Blemba, žinok. Jisai turėjo vaidmenį Krikštatėvyje, ten jis gavo savo pirmą Oscarą, all good, bet... Pirmo ne vienintelį? Neįsivaizduoju. Dabar, sorry, nepasakysiu. Bet Scorsese padarė De Niro kaip ir gerų žinomų aktoriam, nes ėjo Dufmanas, ėjo Įsiutęs bulius apie boksininką. Mean Street. Jo, ten buvo ganėtinai skirtingi veikėjai, bet po to Scorsese ką davė, tą ir atėmė ir aš manau, kad jis sugadino De Niro, nes De Niro po to vaidino De Niro. Jis buvo mafiozas, piktas seneliukas daugumai. Bet čia nėra su visais tiesiog senais aktoriais. Nu, pažiūrėk, Alas Pacino. Tiesiog vaidina Alą Pacino visose filmuose. Tai va, kai jis vaidino Moters kvapetę Sentovių, kaip jis pasigavo tą huja. Taip jis dabar, atsiprašom, 30 metų tik hujaina. Jis daugiau nieko nebedaro. Tai apie ką aš ir kalbu, kad manau, kad Taxi Driveris mano galva yra geriausias De Niro filmas, nes ten atsiskleidžia labai jo daug pusių tiesiog, o ne tas aš esu mafiozas. Gal ne geriausias filmas, o geriausias De Niro vaidmuo. Jo, aš tą ir turėjau omenyje, aš tiesiog blogai. Jo, nes geriausias filmas, aš sakyčiau, gal, gerai, aš negaliu gal, kaip pasakyti, kuris ten mėgstamiausias ar geriausias, bet man Goodfellas yra geresnis negu Taxi Driver. Aš net, šiaip tai, vėlgi, gal kadangi tas šviežumas yra, man net, bet, gal Irishman man tiesiog yra įdomesnis negu Taxi Driver. Bet, jo, tai yra geriausias galimai De Niro vaidmuo, bent jau pas Scorsese. Aš dabar galvoju, blemba, Krikštatėviai 2 vis tiek. Nepamirškime Meet the Fockers. Jo, ir kelnėse dar nesenelis. Jo, šitas fū. Ui. Šiek tiek įdomių faktų, kas galėjo vaidinti Travisą Bicklą. Tai pats Šrederis norėjo Jeffo Bridgeso, pono Didžiojo Lebowskio, bet kažkaip Scorsese nelabai pritarė tam. O pats Scorsese yra gandų, kad norėjo siūlyti Dustinui Hoffmanui, bet Hoffmanas pasakė, paskaitęs scenarijų, kad čia nesąmonė. Tai Dustinas Hoffmanas dabar nieks nežino jo filmų, visi žino jį tiesiog tą veidą jo. Ne, aš tai žinau filmus. Pasakyk. Pas mane namuose kabo The Graduate plakatas. Va. Labai geras filmas. Gerai. Bet jo, jis Taxi Driver visiškai netiktų. Šiaip tai pagalvojus, Hoffmanas tai ir nevaidino kažkokių tokių psichopatiškų ar tokių
nu net negali sakyti blogų Visiškai ne. veikėjų. Jis toks taikus dėda, nu jis toks gerietis. Padarykim tai, ką mėgsta daryti internetai ir ką mėgsta daryti didžiosios kino kompanijos. Atkurkime iš naujo šitą filmą, padarykime remake'ą. Kas vaidintų Travisą? Aš turiu 2 variantus. Aš kažkodėl numanau, kad aš žinau, kas tie 2 variantai. Nu, davai. Ar tai yra jau mūsų minėti Ryanas Goslingas ir Jake'as Gyllenhaalas? Ne, tikrai ne. Ne? Ne. Aš visiškai Okay. atsiribojau. Šiaip tai populiariausias galbūt pasirinkimas būtų tiesiog žmogus, kuris yra panašaus amžiaus ir kur vaidina dabar visose filmuose. Tai yra Timothy Chalamet, Bet jis man... aš jo nesirenku. Jis man biški babyface'as toks. Ir aš renkuosi, pas mane, nu, aš taip modeliuoju, kad arba jaunesnė, arba vyresnė versija. Tai viena iš versijų, pas mane jis yra panašaus kažkur amžiaus, nu, Travisui ten sako yra 26, bet Deniro kiek vyresnis buvo vaidindamas jį. Ir aš renkuosi jaunesniai versijai aktorių, kuris yra 31, kuris yra airis. Ir tai yra Barry Keoghanas. Ponas iš Banshees of Inisherin. Jo, iš daug kur. Šventojo Elnio medžioklė, Dunkerkas. Man čia labai norėjos kažkokio šūdo, tai aš pasijungiau gautas iškvietimas, pažiūrėjau abi dalis. Blema, kokybiška nesąmonė. Jeigu norit tiesiog biškai smegenis paminkštint, pažiūrėti kažką neįpareigojančio, tai Tadas Vidmantas, žmogus su 2 vardais išgelbėsis. Tai ten buvo aktoriukas vienas. Aš neatsimenu, Čižauskas, ne Čižauskas. Gali būti Čižauskas. Gali. Ir labai man panašus jis į Barry. Jo, Barry Keoghan. Jo. Žodžiu, būsimas Jokeris tikriausiai. Čia vėlgi, Batmanas su Pattisonu jau pasirodė, jūs turėt matyti, tai Keeganas būsimas Jokeris. Tai čia ta jaunesnė versija, bet aš pagalvojau apie aktorių. Vėlgi, praktiškai labai panašų veikėją vaidino, bet tai jis vaidino seriale ir man atrodo šiaip jis yra nepakankamai įvertintas ir mano taksi vairuotojo perdirbinis būtų puikia platforma tą daryti. Tai yra Billas Heideris. Mano variantas šiaip. Taip, kuris vaidino seriale Barrys, kur vaidino karo veteraną. Šiaip aš klausiau vieno intervą su juo, kuris sakė, kad labai šitą vaidmenį ir jis daug sėmėsi iš būtent Traviso Bicklo. Jo, tai kas nematė Barry, tai yra karo veteranas, kuris grįžęs tampa samdomu žudiku. Ja, ir kuris nori keisti šiek tiek. Jo, ir ten irgi labai yra ta drama to gėrio, blogio supratimo ir pats Barrys yra, nu, irgi toks antiherojus. Ir labai socially awkward. Jo, tai vėlgi dabar Billui Heideriui dabar jau yra 45, kadangi aš nemanau, kad mano filmas bus greit padarytas, jam bus jau ir apie 50, bet jo, jeigu tokia vyresnė versija, tai aš tada imčiau jo, Billą Heiderį. Gerai, airis. Aš manau, kad mes jau gyvenam tokioj visuomeniai, kur nelabai leistų 12-metės prostitutės vaidinti. Kodėl? Kancelaciją iškart. Tai aš pasiėmiau kitą, kuri yra pilnametė, bet vaidina vaiką ir ryžo vaiką. Sadie Sink. Okay. Iš keistų dalykų. Manau, kad jinai su geru make-upu vis dar turi tą vaiko veidą. Su geru make-upu. Yeah. Su geru make-upu jinai atrodo kaip 12-metė prostitutė. Taip. Ok. Pas mane matai, aš renkuosi tarp dviejų, jeigu... Vytė, iš nekastos meilės. Vytė jau nebe mergaitė. Vytė 40. Tai ne 40. Jei ne 40. Aš renkuosi 2 variantus. Viena yra pilnametė, kita yra kaip tik tinkamo amžiaus, tai jai dabar yra 13. Tai mano pilnametė, tai yra Bella Ramsey, geriau žinoma kaip Lady Mormont, Lyanna Mormont iš Game of Thrones. Su visa pagarba jai, aš nemanau, kad būtų labai daug klientų susidomėjusių ją. Atsiprašau, jūs esat labai puikia aktorė, bet... Negraži? Nu, ne. Jo, arba kas nematė Game of Thrones, tai iš Ellie iš The Last of Us. Tai vėlgi, jai jau yra 20, bet jinai vis dar yra toks gana vaikiškas. Jai 20? Jai 20. Are you fucking kidding me? Ne, 20. Jėzau. Jinai 23 gimimo, dabar 23 metai. Oho. Jo, tai jinai yra gana
gana man tiek aktoriniai sugebėjimais, tiek ir, žinai, gana žinomas veidas. Nu, apie kokią sceną jau 13-metės googlinai mažas iškreipėlį. 13-metė tai yra šiaip irgi labai gera aktorė, bet kol kas parodžiusi tik tai viename filme ir čia būtų mano tas nežinomas vardas. Tai yra filmas, kurio pagrindinis aktorius buvo nominuotas Oscarui praėjusiais metais. Filmas, kuris atidarė praėjusiu metu kino pavasarį. Tai yra After Sun, po saulę. Ir ten vieną iš pagrindinių vaidmenų atliko škotų aktorė Frankie, nežinau, Korijo. Tai jai yra 13 metų. Ir After Sun pasakoja apie tėvo ir dukters atostogas Turkijoje ir realiai tam filme yra du veikėjai, tėvas ir dukra. Ir jinai labai neša tą filmą. Ta prasme, nors tėvą vaidinęs, dieve, aš visą pamirštu jo pavardę, Polas Meskalis, jis buvo nominuotas Oscarui ir realiai dabar pasidarė karjerą iš filmo After Sun, bet tikrai ne vienas kritikas pažymėjo, kad būtent Frankie Korijo buvo filmo širdis. Tai vaikai nemoka vaidinti. Nu, tiesiog susitaikykim su to faktu. Dauguma vaikų tiesiog nemoka vaidinti. Prisiminkime tą berniuką iš Piktųjų kartos realybę. Uf. Jo, tai dar labiau lietuvių vaikai nemoka vaidinti. Bet rast antiek plastišką aš turiu omeny, ne tai, kad moka kojas lankstyti, bet špagatą daryti ar virvutę, bet aktorinė... Prostitutės vaidmenį gali ir tiktų visai. Ai, mažiai iškrypeliai. Jo, tai plastiška aktorinė prasme vaiką, paauglį, tai After Sun kūrėjai tą surado ir Frankie Korijo yra, man atrodo, būtų puikus pasirinkimas. Nu va. O šiaip dėl tos Betsės, aš nežinau. Margot Robbie, ačiū. Margot Robbie, jo. Ir sportas. Sportą galėtų, kadangi jis jau atrodo komiškai, nes jis yra ganėtinai pagyvenęs vyras su ilgais plaukais, aš noriu, kad uždėtume peruką ir keistus rūbus Alui Pacino. Ačiū. Ne, aš tai... Buja! Ne, aš tai noriu padaryti tai, apie ką kalbėjo Tarantino, kad originaliai suteneris turėjo būti juodaodis. Ir vėlgi, aš turiu du variantus. Vyresnį ir jaunesnį, čia kieno, kaip sakyt, arbatos... Remis retro. Remis retro tikrai ne. Tai yra arba Donaldas Gloveris, Childish Gambino, arba Denzelis Washingtonas. Denzelis gal... Aš ką tik pasakiau Alas Pacino, bet aš taip sakyt, kad Denzelis Washingtonas per senas. Ok, never mind. Jo. Okay. Ir kas režisuotų mūsų? Režisuotų Emilis Vėlyvis. Ne, aš... Nežinau, aš nepagalvoju apie tai. Nes aš pagalvojau apie žmogų, kuris dabar bando vis save naujose žanruose, kuris labiau žinomas yra dėl siaubo žanro. Tai yra Ari Asteras, Midsommerio... Bet Ari Asteras padarytų ten tokį kad ten vaidenas tam Travisui. Bet matai, aš į savo taksi vairuotojo perdirbinį žiūriu kaip į, tau vis tiek kažkokį naują teiką. Nes tai jeigu tiesiog yra perdirbinis, kad tiesiog yra nauji aktoriai, tai yra neįdomu. Man reikia, kad būtų įdomu. Tai Ari Asteras dabar bando save naujose dalykuose ir man atrodo, jis visai išlaužtų. Okay. Gerai, jau visiškai išgręžiam Taxi Driverį, tai pagerbimui ir šito filmo, pagerbimui ilgametės Scorsesės karjeros, pagerbimui jo naujo filmo, kuris ką tik šturmavo kino teatrus. Aš tau turiu žaidimą. Gerai. Apie Scorsesę. Tai yra 10 jo filmų ir aš kiekvienam parinkau po 3 žodžius, iš kurių tu gali atspėti, koks tai filmas. Gerai. Ir kiekvienas žodis yra vertas pagal sunkumą po 3, 2 arba 1 tašką. Tai aš tavo vardysiu po 1 žodį ir kuo tu greičiau atspėsi, tuo tu daugiau taškų gausi. Tu epizodo pradžioje sakai, kad tau yra sunku su matematika ir tu sugalvoji gana sudėtingą skaičiavimo sistemą. Aš čia, žinau, aš piešiu, kur būna tie, žinai, taškas, brūkšnelį po to. Okay. Tai palauk, tai čia kaip auksiniam prote. Ta prasme, tai yra pirma užuomina, antra užuomina. Ok, bet čia yra taškai susiverti. Taip. Okay. Gerai. Pirmas filmas ir pirma užuomina yra Žmonmušys. Žmonmušys. Šitas įsiutęs bulius.
Taip, įsiutęs bulius, 3 taškai, kiti buvo karštakošis ir kovotojas. Gerai. Žiurkė. Tai bus žiūrkė šitas infiltruotieji, Departed. O, Džezu, esat kietas, bičiuli. Ačiū, Po to ačiū. būtų buvę Bostonas ir policija. Juokas. Juokas. Nu, gerai, bandom Goodfellas. Jėzus, tu esi šito žaidimo Michaelas Jordanas. Būtų buvę bagažinė ir kokainas dar. Tai va. Bagažinė ir kokainas. Šiaip galėtų kažkieno būti pavadinimas. Jaunystė. Jaunystė. Nu gerai, aš, kad daugiau žodžių, nusakyk antrą. Korupcija. Jaunystė ir korupcija. Tai Wall Street'o vilkas? Ne. Ir dar paskutinė užuomena. Hofa. Hofa? Jo. Šitas Irishman. Taip, 1 taškas. Tada turime savanoriai. Savanoriai. Neįsivaizduoju. Veteranas. Savanoriai ir veteranas. Taip. Ne. Prostitutė. Savanoriai, veteranas, prostitutė. Savanoriai, neįsivaizduoju. Mes ką tik 1,5 valandos kalbėjome apie šitą filmą. O Jezu, dieve, bet matai, aš visai apie kitus. Splau savanoriai, prie ko čia su. Jo. Veteran, Taip. Gerai, Gerai. Suvedžiau. Tai jau 5 filmus praėjom. Raktas. Našlaitis. Našlaitis. Raktas, našlaitis. Lemba, tai aš tai nematęs tą filmą, čia negali būti tas Hugo. Aš irgi nematęs, bet taip Hugo. Paskutinis būtų buvęs animacinis tiesiog. Jis nėra animacinis. Jis nėra animacinis? Ne. Kaip tai nėra animacinis? Jis nėra Jis nėra animacinis. animacinis? Ne. Kaip tai ne? Ne visi filmai vaikam būna animaciniai. O jis tikrai nėra animacinis? Nėra animacinis. Nu. Jėzus. Hugo. Hugo. Googlinu. Kodėl aš maniau, kad jis animacinis yra? Nežinau, nes tu galvoji, kad visi vaikiški filmai yra animaciniai. My bad. Ne visi vaikiški filmai yra animaciniai, ne visi animaciniai yra vaikiški. Ok, čia mano feilas, čia mano... Taip, gerai. Fobija. Nu gerai, dar. Biografija. Fobija ir biografija. Taip. Aviatorius. Taip. Paskutinis būtų buvęs skraidyti. Jo, aš aviatorius pripažinsiu nematęs. Laida. Laida, tai šitas King of Comedy. Taip, būtų buvę pagrobimas ir Jokeris dar. Tada dar liko 2. Mafija. Ligitas Kernagis. Ligitas Kernagis. Ne, nu tai, nu tai jeigu nebuvo šitas, nu tai dabar atmetimo būdu. Irishman buvo, Goodfellas buvo, tai tada Casino Royale. Casino Royale. Jo, tai buvo Casino, būtų buvo po to Vegasas ir lošimai. Ir Sharon Ir paskutinis filmas Šveicarija. Tai šitas Wall Street'o vilkas. Taip, po to būtų Liliputas ir Tušinukas. Tu surinkai 24. Tu esi tikras Korsicės fanas, tai ačiū tau labai, Vilmantai, ačiū mūsų klausytojai, skaitytojai, rašytojai, mylėtojai. Tai jeigu mūsų klausote YouTube platformai, tai paspauskite patiktuką ir subscribe. Jo, pakomentuokit, galit duoti idėjų, apie ką pakalbėt, galit šiaip turite, jeigu pačių komentarų apie filmą, tai mes būtinai juos perskaitysim, pakomentuosim kitame epizode. Jeigu Spotify, tai padėkit širdutę. Jo. Jeigu, ką žinau, kur dar tam būna. Apple podcastus. Žodžiu, padėkit, siūskit tik tai teigiamas emocijas. Jo, mūsų rasit Facebook'e, mūsų rasit Instagram'e, mūsų rasit tikriausiai ir TikTok'e. Tai jo, jeigu tu to užsiimsi, jūs rasit mus ir kontakte. Ir Pornhub'e galimai. Prašau, ne. Tai jo, kol kas darysim kas 2 savaitės. Tai, nežinau, eikit į Gėlių Mėnulio jūreivės žudikę, eikit į Nėriaus Pečiūros koncertus, nes jie vyksta 5 kartus per savaitę vis skirtingam bare ir nemokamai.
Eikit, aš tai dabar rimtą šitą rekomendaciją paduosiu. Eikit į filmą Per arti. Geriausias praeitų metų lietuviškas filmas pagaliau pateko, ta prasme, White releases yra. Nors filmas Per arti man yra kino teatras per toli, tai aš pastaupysiu. Bet tikrai geras filmas, remkit lietuvišką kiną ir jo, fine. Ir jo, viso gero, susitiksim po 2 savaičių. Bye. Iki.